Neikite mūsų gyvą filmavimą, tik tai prašau, neikite. Taip, nes tiek žiūrovų sėdi. Taip netilpstam. Už kamerų, neikit, prašau. Mes net beturim jau iš tikrųjų kur priimti žiūrovų. Ir jie tokie aktyvūs pas mus, kad juokės ir juokės, po to garsas susigalė. Už tai jūs paskui pykstat, kad garsas susitvarkykit. Nu kaip mes sutvarkysim, pas jūs tiek būtų žiūrovų. Pas mus garsistai nespėja dirbti, nes pas mus tiek pilnos salės žiūrovų, virš 300 žmonių. Paplokit dabar visi, kas sėdi. Mes iš tikrųjų dėl to niekaip nesusitvarkysim garso ir atleiskit mums, bet mus reikia žiūrėti, o ne klausyti. Mes čia atėjom dėl grožio pabūt, o ne dėl pašnekėjimo kažkokio įdomaus. Jeigu jūs dabar važiuojat automobiliu ir įsijungus mus klausotės for fun, išjunkit ir neklausykit. Čia nieko gero neišgirsit ar taip. Mes esam šiandien pasiruošusios tik 300 reklamų užfilmuoti ir nieko daugiau iš mūsų padaraus nesužinosit. Turėsim daug nuolaidos kodų, bet žinai. Ką iš to nuolaidų kodą? Taip, turi turėti pirmą pinigų, kad tu kažką nusipirktum. Koks tau skirtumas? Tai nebent turi turtingą vyrą. Išjunkit tą podcastą ir sakau, mums nereik nei tų komentarų jūsų, nei jūsų paspautukų palaikiukų, nei tų subscribe, nes mes vis tiek nežinom, kam čia naudoti. Mes dar taip toli nepažengiam. Palaukit 10 sezoną, kai suprasim naudą subscribe. Aš pavyzdžiui, įsijungiu Malinauskas visą laiką. Paspauskit subscribe ir parašykit komentarą. Mums tai labai daug reiškia. O mums nereiškia nieko. Nei subscribe, nei like. Nieko mums nereikia iš jūsų. Iš viso. Mes čia dėl savęs. Mes ateinam tik, kad išsiliet, jūs įsivaizduokit, mes uždarytas namie. Taip. Tetrakuose aš 9 bokšte. Mums su nieko pašnekėti nėra. Mes čia susitinkam išsiliet. Ir vieną kitą pažiūrėti. Taip. O tą progą turim ir gerą žinią. Vienintelė gal naudinga podcast. Tikriausiai, kuri visiems įdomi dabar. Taip, didinam Lietuvos populiaciją ir auga mūsų Sofos lygos šeima. Jau reikės greit sofą plės gal. Reikės jau net nežinau, kokią sofą rasti. Gal reikės būti lovos lyga. Jo, nes ant sofos netai patogu lovai gulėti lengviau. 2 minutės, arba 2:20. Pas mus, žinai, yra čiužnystas toksai apskritimas. Tai galėtų suktis visada. Kaip fainai. Man atrodo, yra Vilniui toks viešbutis su sukama lova, arba ten sukasi tik televizorius. Vienas iš dviejų. Taip, kad Milda pagimdė. Sveikinam Mildą. Sveikinam. Rankose jau čiučiuoja mažą bernužėlį. Paklausėm, kiek galim pasidalinti informaciją, tai va, dabar viską pasakysim. Aš dar ką noriu pasakyti. Milda, šiaip tu esi pizda. Tu dabar visom moterim rodai, kaip yra tobula, kaip atsikeliu čia tik veidą masažuoju, kaukės deduos, nieks nesunku, miegu, valgyt, gaminu. Eik tu, Nėra taip visom lengva, prašom visas užjausti. Tu keikis, čia mes uždėsim pipsiką. Pip! Tarsi, moteris paskui ir išeina į depresiją, kai mato tik tiek. Jinai visada graži. Jei mačiau, visada išsimiegojus. Nėra baby blues, nes jinai laiminga. Arba jai kaip tik yra. Baby blues tai ta pirma savaitė ar 2, kai depra šokį, bet čia 7-5% moterų šitas būna. Jai tikrai nėra. Tu pažiūrėk, jinai kepa piragus, reklamas daro. Jinai tokia atsikėlė, jinai kėlė storius ir parašė, kol mano vyrai snaudžia, aš einu pasidarysiu veido rutiną ir pusryčius pagaminsiu. Toks, kad nieks nepasikeitė. Senė, aš savaitę ligoninėj guliau, nes man nešė į lovą valgyti ir aš galvoju, tikrai negrįšiu namo, kur man niekas valgyti nepadarys. Tarsi vyrai miega, jinai valgyt, gamina jau pusryčiai padaryti. Ir tu matai, apkepą padarė varškės. Aš tokio net negimdžius nemoku gaminti. Arba jinai, blėt, meluoja mum. Į ten neaišku, kiek šeimininkučių sukas tik nesako. Arba aš nežinau, arba jinai gal kokia supermoteris. Jo, arba seniai tas jo šuo, Nida, iš tikrųjų yra ateivis ir moka ir varkyti, ir šluoti, ir valgyt gaminti. Ta prasme, Milda, tu susijim, gal parodi ko nors blogo, kad mums širdie mažiau skaudėtų. Taip, bet matai, kažkaip dabar pozityvus gimdymas, visas čia gimdo visom gerai. Visom viskas gerai. Kalbant apie tai, kad žiūrovės gal nežino, bet Sofos lygos gyvavimo šituose laikotarpiuose visos buvom užneštėjusios. Nebuvo laikotarpio, kad būtume neneščios. Ne visos buvom užneštėjusios, prašyčiau, aš nebuvau užneštėjusios. Ta prasme, viso įgoj kažkuri viena buvo neščia, jo. Buvo neščia. Startavom, aš laukiausi, tada estafetę perėmė Milda. Kaip tu, Greta, jautiesi? Gal pykina šiandien? Pykina, bet nuo tavęs. Gal erzina mano kvepalai? Dirgina. Erzina, bet ne dėl to, kad aš laukiausi, tiesiog man jie neskanus. Taip, aš atsimenu, kad kai Leono laukis, tai Justinas labai smirdėjo, kaip dabar tau.
Kvepia. Kvepia? Nejauti Kvepia, tokio češkavoto kopustėlio jau. Ne. Dar ne. Dar ne, ar ne? Bet matai, ne, aš Mildos vietai sėdžiu. O, Žinai, kaip sako. tu mane pakišai. Jinai man sako, čia mano gerasis kampas, sėsk tu į tą kampą. Tai va. Tai ar tu laukėsi Diorą? Nu, kad ne. Gal už tai tie svoris taip ir krenta, nes jinai laukėsi vėl. Ir dabar jai rytiniai pykinimai yra. Taip, ir aš su sloga, todėl dabar man nepykina manęs, nes aš tiesiog neužodžiu. Jūsų smarvės, visų šitų gerbiamų 200 svečių. Ko sėdė tokie tylus? Aha, bijot, kad užpsichuosi ir išspardėsi stalus. Manot, jinai kokia keista vėl. Tikrai laukės. Taip, kad gerbiami žiūrovai, niekada negali žinot, bet kažkuri galimai yra neščia. Kadangi aš vienintelė 10 kg priaugus, tai turbūt aš. Tai mes turim tęsti šitą pradėtą ir reikalavimas yra dabar naujas. Aš balandžio 1, Milda gruodžio 1. Tai dabar gali tik mėnesio 1 dieną vaikas gimti. Kitaip negali būti niekaip kitaip. Čia pas mus labai daug tokių nurodymų. Čia reikia gal sutartį mums kokią pasirašyti. Kad... Nu taip, ir dar tą, kad negalim aptarinėti viešai po to sutarties punktų. NDA neįtų. Nu ką, praužė Black Friday, uždirbom 1 milijonų. Ką nusipirkai? Aš nusipirkau riešutai jums. Vienintelė reklama, ant kurios pakibau. Ir galiausiai, kai atėjo 0,5 kilogramo riešutų su šokoladu, supratau, kad aš vienintelė juos valgau ir kada aš juos suvalgysiu, nes labai daug ir labai saldus. 2 suvalgai ir daugiau nebenori, nes apsalsta širdis. Geras. Tai šiaip kaip ir gerai. Jo, ir paimu tokį skanėstą. Ir sakau, nu va, Andriau, čia tau. Ir sako, tai kad aš nenoriu. Tai aš tada nežinau, viskas valgys, nes aš nemėgstu guminuko. Aš nieko nenusipirkau, absoliučiai nieko. Nieko? Nieko. Net savo kažko nepasinaudojai? Nieko. Nes aš manau, kad čia yra visiškai nesąmonė, ypač Lietuvoje. Black Friday yra visiškai išpūstas burbulas, nereikalingas ir tų nuolaidų nėra. Ten, ką, teliką nusipirksi, kad tų nuolaidų ištisai tiem telikam. Aš, žinok, pasinaudojau, bet tik kalėdiniam dovanom Andriui. Pirkau jam kelioniai espadrilės nupirkau, nu, nes vardinės ir su gera nuolaida. Ir marškinukus irgi kelioniai irgi vardinės su gera nuolaida. Tai va, ant šito, kur, žinai, ten būna 7% nuolaida, aš suprantu. Jo. Čia jau apsimoka. Taip, šitą aš irgi nuo 50 ir virš, tai tikrai gali pasinaudoti, jeigu tau reikia to daikto. Bet šiaip kur 20%, 15%, sofos lygoj 20-15 vesne kiekvieną laidą, taip kad... Jo, pas mus visą laiką yra. Pas mus čia rasi tokių, jau pas mus Black Friday visus metus. Taip, tik dažniau žiūrėkit. Jo, neprasukinėkit tų reklamų, kas jums yra, nu. Mes čia taip organiškai šnekam, nepatinka. Matai komentarą, per ilgas reklamos, tai nepatinka, nežiūrėk. Ar čia tau mes darom tą patkę? Mes susirenkam organiškai, šnekam, savo prikolijam, o jie nori, žinai, kad suskaitytume mes greitai tą reklamą. Mes norim natūraliai, mums patinka. Mes reklamuojam tik tai, kas mums patinka. Už tai mums gaunas ilgai. Mes kitaip nemokam. Mes nemeluojam. Tai nekalbėk viena per kitą. Tai reklamos nedaryk ilgos. Kas jie yra? Kažkokios, nebūtų moteris, ar ne? Ne, nu, bet tikrai. Gal reikia keisti savo auditoriją, kalbam kažkokiu apie vyrus kažkokiu. Davai nuogai, išsirengiam ir nuogos, sėdam, gal vyrai žiūrės tada. Jo. Davai, taip ir darom. Aš dėl to ir užsidėjau šiandien, va, body. Oi, palauk, biškį papas gal išlės. Net jo, aš juokauju. Štai. Dabar visą podcastą taip vesim. O tu nusimk irgi savo termo rūbus ir parodyk, kokie kais apatiniais. Irgi užsidėjus. Mūsų ėmė Thermowave. Thermowave, užsidėjus dabar jinai, bet tokie erotiniai pasie, apatiniai uždėti. Permatomi. Tie gipiūriniai? Thermowave, bet permatomi. Šildo? Šildo. Bet šilda žvilgsniai. O ne vilna. Neatsimenu iš vaikystės tą traumą, kai tėvai aprengdavo 30 sluoksnių į tą kombinzoną ir jeigu jau nuvirsdavai, tai žinai, kad lauksi pagalbos. Aš žinai, aš čiuoždavau mešuliuose nuo tokių kalniukų su pašikniukais ir tu nučiuoži ir lauki. Tiesiog, kol taip žiūri, kur tavo, kada tavęs ateis, žinai. Kada mama nusileis nuo kalniuko. Taip, nes negali atsikelti. Gerai, kad šiais laikais galima būti šiltai apsirengus lauke, aktyviai ar pasyviai leidžiant laiką su termo apranga, o mūsų rėmėjai kaip tik šiandien. Taip. Thermowave. Taip. Kurie beje kuria ir siūna merino Vilnos termo rūbus Lietuvoje, Kaune. Taip. Itin aukštos kokybės merinos Vilnos drabužiai, kurie atšals orams, tampa vis labiau nepamainomi tiek aktyviams, tiek pasyvioms
pramogoms laukia, kaip sakė, ir Diorą. Taip, o mano, sakyčiau, aktyvi veikla yra 2 valandas vežimėlių vaikščioti kiekvieną mielą dieną. Aktyvi pasyvi tokia. Laukiant, kol dukriukas išsimiegos savo pietų mėgelio. Taip, o mano būtų vaikščiojimas laukia su šuniu. Štai kokia Kitas sūnelį vedžioja. Dukrelę, prašau. Dukrytę, atsiprašau, Barcelona. Taip. Tai aš pasirinkau Merino 3-1, pats šilčiausias 3 sluoksnių Thermowave gaminys su prailginta nugara dar geresniai apsaugai nuo šalčio, nes užpakalis, žinot, atsitupi ir nuogas. Ir skirmantas matosi, tai kad taip nebūtų, su prailginta nugara yra labai gerai. Vilna išorinėme sluoksnėje užtikrina šilumą ir oro pralaidumą. Vidurinėme sluoksnėje esantis polisteris neleidžia gaminiui greit susidėvėti, o vidinis audinys iš polipropileno užtikrina efektyvų drėgmės pernešimą. O aš išsirinkau Merino Arctic setuką, kadangi varom į New Yorką, tai man reikia gerai izoliuoti tą šilumą. Tai čia 95% Merino vilna irgi su prailginta nugara, kad neprašalti savo nugarytės, neprapūs, kad kokia nesurakintų mane, žinai. Ir būtina pasakyti, kad Merino šitie visi komplektukai yra ne tik gera dovana savo, ar tiesiog nusipirkti savo, bet yra puikiai dovana padėti po eglutę. Labai gražiai supakuota ir taip pat iki gruodžio 18 dienos Sofos lyga 15. Sutaupysite 15% jų internetinio puslapyje. Nuolaidos nesumuojamos. Taip, kad pasinaudokit nuolaidos kodų, o termoprangų ras visi ir mėgstantis pažvejoti ir ilgai pasivaikščioti lauke ir pastovyklauti, ar gal tiesiog pavežioti šunį ar kitą savo saugusį vaiką. Tai ką, matai, Amerikui va vėl nušovė kažką? Ne kažką, o healthcare... Nieko, mes uždėsim, remixą padarysim iš tavo kosulio. Kol eina kažkokia tema, tavo kosulys ir kai tu įtrauki nosį, žinai, tą tokį muzikytę, padarysim. Aš žinai, kad aš tas nelabai mėgstu. Taip, bet žinau, nes tu parašai straipsnį apie tai, kaip tu mūsų nemėgsti. Jinai parašo straipsnį, kaip mūsų nemėgsti ir dar mūsų užtagina. Aš neparašiau, kad nemėgstu, aš prašiau, kad aptarsim, kai nuslaus hormonai. O man tai jų man nėra, tai jau jinai kaip ir atsakymas yra užkoduotas. Jei nėra hormonų. Man susitvarkė hormonai. Aš kai pagimdžiau, Andrius sako, wow, tu normalesnė pasidarė. Nu tai gerai, aš negaliu dabar apie tave tik gerai, o apie Mildą nieko nesakyti. Ai, tai tu čia į mane ėmė į vabanko, kad... Aš tiesiog apgaubiau meilį ir šilumą ir nutilėjau. Mes žinom, kaip tu moki nutilėti, tai nieko nemoka nutilėti. Ar matei Vilniaus šešiklą apie nutilėjimus šnekant? Taip, mačiau. Ir kaip? Gavo daug trolių. Kodėl reikėjo tai padaryti? Tik dėl to, kad nėra tų 3 jau žmonėm nepatinka. Tų 3 ten... 3 nėra jau jie ten. Aš nuėjau pasižiūrėti, ten net eglučių nesugebėjo įdėti į vazoniukus, o paliko tuose juoduose, kur šaknis tipo krenta pro apačią. Ai, neįdėjo į vazoną, o į juodą tą, kur... Kur yra, taip ir yra. Dėl to, kad jie nori, kad eglutė pati rastų vandenuko ir savo šaknytėm plėstųsi ir įkištų į sniegą. Į leduką. Atšildytų leduką ir atsigertų taip vandenėlio. Niekas jų nelaistys. Tragedija, kaip baisiai atrodo. Man tai aš galvoju, ko jie tie Vilniečiai skundžias. Padaro čiuožyklą Rotušei, nepatinka. Bet, žodžiu, nėra ko šnekėti su kaunietė, kuri neturi skonio. Ačiū. Pripažink, platesnė nei vizualizacija. Platesnė, bet kaip, bet negražesnė. Na, toks mas, kad vizualizacija buvo skirta vieniem, o kaip darys buvo visai kitas planas. Niekaip, aš nei vienoje vietoje nesuvedu, kas susitapatintų. Čia kaip tipo, ką vyras sako ir ką daro. Taip, visiškai tas pats. Nu, bent jau vakare, tai nematai. Nu, bet tos spalvos mėlynos ir raudonos, kai pradeda šviesti, tai bent galėjau švietimą gražų padaryti. Primena Amerikos vėliavą. Kalbant apie Ameriką. Kalbant apie Ameriką, gal ką nors nušovė ten Diorą papasako. Eik tu savo! Jo, žinok, nušovė. Kaip tu atspėjai? Nežinau. Gal mes telepatiškai susikalbam? Gal dėl to, kad Amerikoje kiekvieną dieną ką nors nušauna. Kiekvieną minutę, man atrodo. Jo. Nu, bet šį kartą nušovė ir visi džiaugiasi. Nu, tu papasakok, nes tu daugiau čia žinai apie ką. Šiaip vyksta dažniausiai Amerikoje susišaudimai mokyklose ir mes visi labai liūdim ir galvojam, kaip gerai, kad gyvenam Lietuvoje.
O dabar nušovė healthcare CEO, kažkokį, žinai, vadovą, vienos didžiausių sveikatos draudimų kompanijų vadovą, kuris patvirtino dirbtinį algoritmą. Tas algoritmas užprogramuotas taip, kad 90% pateiktų prašymų, kad žmonėm finansuotų jų medicininės išlaidas, tas algoritmas atmeta ir atšaukia. Tai jį nušovė vidury New Yorko ryte, 7 ryto berods, bičiukas specialiai iš nugaros su 3 kulkom ir ten ant jų buvo parašyta. Žodžiu, su linkėjimais čia kaip... Buvo parašyta atvirutė. Ant tos atvirutės buvo... Tuoj, balauk, pažiūrėsiu. Pasiimsiu savo informacijos šaltinį TikToką. Mūsų labai patikimas mokslinis ir buvo parašyta Deny, defend, depose. Tai užkoduota žinutė. Ir jį dabar sulygina kaip su Tadu Blinda. Su Robinu Hoodu. Su šituo juodai apsirengusiu Batmanu. Taip, nes kodėl sako, jis nušovė, kodėl čia reiktų gailėti, jo turėjo šeimą vaikų, bet šitas žmogus įvykdė daugiau žmogžudyščių nei bet koks serijinis žudikas, patvirtindamas tai, kad nemokės žmonėm pačiai silpniausiai Amerikos garandžiai, kuriem reikia ir tų vaistukų, ir to nemokamo gydymo, ir jie... O surado tą šaulę, ar ne? Negavo, nes jis nerado, nes jis nuėjo į centrinį parką ir pradingo. Ir jo niekas nematė, apart to, kai jis flirtavo su hostelio darbuotoja ir nusiėmė savo... ir visi alpsta, nes jis žiauriai hot. Žiauriai gražus, man sentį mačiau. Ir New York'e tiek visi už jį ir raustina apskritai, kad jūs čia jo nerasit ir mes gyvenime jo neįskūsim, net jeigu ir žinotume, kas jis yra, kad surinko tokį šou Look-alike. Kas atrodo panašiai. Ir visi atvarė su kuprinėm, su ant veido šitais šalikais ir rinko nominaciją, kas panašiausias į tą žudiką. Kai Amerika prisigalvoja savo tiesiog pramogų patys. Patys jo pradėjo ieškoti. Tai buvo kažką nušaunam, padarom konkursą, kas panašiausias į šaulį. Tiesiog. Ir net MPD, kai pasakoja apie šaulį, tai jį... Taip, jo gaila, kad mirė šitas jau, bet ar jūs matėt, kaip jis užsitaisė ginklą? Jis tikras profesionalas, kaip gerai jis ten užtaisė tą apkabą, žodžiu, visi alpsta dėl jo. Net ir MPD, kurie jo ieško. Wow. Tai visi tik tokie baisiai jį palaiko ir yra toks memas, kur toks ima intervą iš kažkokio prakeleivio ir ten įvykęs kažkoks susišaudimas ir sako, in matter of fact, I'm blind in one eye 45%, in another eye I can't see at all. Tai visi neva niujorkiečiai sako, mes jo nematėm ir mes akli. Geras. Ir kalbant apie policiją, dabar prisiminiau, kad aš turiu istoriją, kaip tik nesenai įvykusią, ne apie susišaudimą. Tave sulaikė policija? Aš jau galvojau, buvau išsigandus, kad taip ir bus. Skambina man nežinomas kažkoks. Pakeliu. Sveiki, čia iš policijos, tas ir tas, ženklelio numeris tas ir tas. Komisaras Reksas? Nu, vos ne, komisaras Reksas, čia sveiki ir O aš einu į parduotuvę su vaiku ir vėluoju su šuniu į dresūrą, jau ten dešrelių pirkti, nu žodžiu. Ir jis man pasakoja, kad mes gavom pranešimą, kad jūsų vardu bando paimti paskolą kažkas. Galvoju, kokią paskolą tu bandai mano vardu paimti, aš pinigų neturiu. Daugmaž iš mano banko. Tu sakyk, aš sąskaitos net neturiu. Ir jisai man, tai mes čia gavom, kad moteris tokia apsimetus, turim jos nuotrauką, tada. Aš klausau, sakau, palaukit, tai man nieko nebus, nes aš kažkaip nusprendžiau, kad man kažkas bus blogai dėl to. Ne, čia mes turim paimti pareiškimą iš jūsų, noriu sutikrinti aš faktus. Sakau, palauk, tai gal jūs galite man kažką atsiųsti, arba gal aš galiu tiesiog atvažiuoti į komisariatą, nes aš labai skubu. Jo, tai reikės, kad jūs čia atvažiuotumėt, bet dabar reikia man sutikrinti, ar jūs kažkokius laiškus atidarinėjote paštu, kaip galėjo nutekėti jūsų duomenis. Sako, galbūt pametėt pasą. Nu, nesakau, o palaukit, kada čia įvyko? Nes jie man skambina kaip Mikalauskaitei. Aha. O Šenkevičiai jau, ką žinau, pusę metų virš pusę, ne, jau metai, jau tuoj metai jūs. Jau tuoj metai, o Jezu. Taip. Ne, aš žinau, kad jau tuoj metai. Šitą vėliau papasakos. Nežinau. Nu ir žodžiu. Ir aš, sakau, pavardę keičiau, pasą keičiau. Sakau, gal nežinau, kur tas mano senas pasas. Bet sakau, kad jisai sugadintas, su juo buvo negalima nieko su senu. Jo, jisai čia kažką.
Sakau, žiūrėkit, aš dabar labai skubu, ar jūs galite man vėliau atsiųsti, aš jums sako, toj paštu atsiųsiu, kaip ta moteris atrodė, kuri ėmė, tada atsiųsiu jums savo ten ženklelio kažką. Sakau, žiūrėkit, o galite man rytoj paskambinkite, nes sakau, aš dabar žiauriai skubu ir man kažkas nesusivet girdžiu su juo pasakojimu, žinai. Sakau, ne, aš čia turiu, tai pabaigsiu darbą aš 7, tai iki 7 aš turiu užbaigti, nes jums kitaip gali kilti pavojus. Blemba, nu galvo turim, tai tipo paliksi mane pavojų ir 7 išeisi iš darbo tiesiog. Sakau, gerai, paskambink po 15 minučių man, tada galėsim šnekėtis, nu toliau. Yeah. Susivedu į internetą jo vardą pavardę, nu toks policininkas egzistuoja. Aha. Skambinu Justinai, sakau, blemba, kažkas čia ne taip, sakau, užėk. Sako, iš kokio pašto atsiuntė, nes jis atsiuntė man nuotrauką, tos merginos atsit, kurios pirštų ant spaudai sudėti, kuri galvoja, kad čia apsimetė manim ir bando paimti tą paskolą. Ir pys mano fotkę, seniai. Nes yra buvę, tu nuėjai į renginį, ar aš? Aš nuėjau. Ir po jos fotkę tu su Joringiu. Parašyta Diora Petrikonytė Tai žodžiu. Tai aš turbūt bandžiau pasimti tą paskolą. Ne tu. Ir žodžiu. Žiūriu, iš kur parašyta. yahoo.com. Nu galvoju, iš Yahoo tu man tikrai nesiausi. Ir jis sako, Greta, čia skemas. Sakau, tai gal aš tada paskambinsiu į policiją ir pranešiu, kad taip vyksta. Nes sakau, nu galbūt atseks, nes ir telefono numeris, ir paštas, nu gal ten per IP adresą kokį ir susektų. Paskambinu aš į policiją, sveiki, čia taip ir taip man prisistatė tokiu vardu, tokiu pavardę. Ir moteris, jo, čia dažnai taip vyksta, ačiū, viso gero. Tasme, visiškai nulis, nei kad bandyti kažkaip sugauti. Nei kad jo. Tai laivogė tos pinigus. Čia taip dažnai būna. Mes neieškom, mūsų nedomina. Bet ko, tai gerai, kad aš dar pamačiau, kad čia nesusiveda, nes buvau keitus ten pasą, darbą, kažką, kad jis mane skubino, bet šiaip kitą žmogų tai gali labai greit užgaudyti ir jisai taip prisistato policininkų plus dar. Tikrų realių dabar dirbančių. Man labai, žinok, viskas įtikinamai skambėjo, žiauriai. Aš nebūčiau suvedus. Jeigu nebūčiau, prieš metus jau seniausiai tą bevardė negaliotų. Nu, tai mane vien tas nesultas pasas pradurtas, tu negali su pradurtu eiti. Ir jis man tai jūsų asmens kodas tai tas pats, bet pradurtas pasas, bet kas, matydami pradurtą pasą, nu jis negaliojantis viskas. Tai aš taip pasijutau, taip, pirmą kartą prie manęs, taip žinai, kaip siegėl, kaip sakė, kad kaip nefaina, kai apvaja, tai aš labai panašiai taip jaučiu toks. Tai kodėl tu žinai mano ten tiek daug telefoną, paštą? Bet tai žiūrėk, ir žinojo tavo jo, ir asmens kodą tavo žinojo. Taip išeina, nu. Aišku, bet jie gudri, tu tokia pati jiem duodi daug informacijos, nes pati po to paskai, nu va, aš čiagi mano pasas keistas. Taip. Pradedu galvoti tada, aš garsiai, žinai. Ir jie tada ima tavo visą duotą informaciją toliau, meluoja. Ir jie mes klausia, ar su jokiu rusiško, tipo, su rusai žmonėmis jūs nebendravot? Ne, nebendravau. Ar nebuvot gavus laiškų? Nu, buvau kažkokio, sakau, aš niekada jų netidarinėjau, žinai. Ir jie toks mums, kad tada tu kaip laukelius, kaip testą kokį, žinai, pildo. Ir markus deda, nu. Ir paskui aš bandžiau, ką aš dariau. Jis man taip ir nebepaskambino viskas, tas žmogus niekada. Aš dar laukiu, gal galvau paskambinsiu už 15 minučių, kai aš išsiaiškinau, kas jis toksai. Tai būtumėm su Justinu į patrolinę, bet nebeperskambinu. Gal jisai galvoja, kad tu, žinai, paskambinsi, nes iki 6, jeigu nepaskambinsi, tai tau bus bėdų. Jis man sakė perskambinti. Arba jis jo tikės, kad man bus bėdų. Kad tu išsigąsi. Bet aš galvoju, koks durnius iš manęs bandytų paimti pinigų. Man net neduotų bankas paskolos visų pirma, pradėkim nuo to. Jo, yra daug skemerių, bet man tada žiūri nefainai antra dalis, kai tu paskambini policijai ir jie absoliučiai nieko nepadarė. Man atrodo, jau kadangi labai daug žmonių skemina ir vyresnio amžiaus, ir mes patys pasimaunam, aš jau patikėčiau šitą istoriją, ir labai daug pinigų pavogė. Žinai, nu ką tu ten piniginiai pavogė, tai kiek ten 10-20 eurų kešo, ką turi, o čia tai būna iš žmonių ten 100 tūkstančių, 10 tūkstančių. Ir kurie paskutiniai, čia gal žinai, ir yra opi tokia problema, jie ten klesti, tai man atrodo, turėtų taip paskambinti policijai, paskui, vat ką tik buvo, ir sakytų, okei, mes čia atsilikę, bet suvedam jūsų skyrių, kurie tyria šitus. Taip, ir dar būtų gal spėję susektą numerį, nu nežinau, kažką, arba čia aš įsivaizduoju per daug filmų gal prisižiūrėjus.
Bet kažkaip man tai irgi toks pasirodė, kad jie bent užregistruot. Okay, jo, tipo, čia taip dažnai būna, tai jeigu dar skambins, nekelti. Nu, tai jau tie gal supratau. Nes iš serijos, žinai, tie skameriai tiek negaudomi, kad jie turbūt net, tai nelaužysiu kortelės naujos neimsiu, nes mentai vis tiek nieko nedaro, tai tiesiog su to pačiu numeriu dar 20 žmonių paskambinsiu, nes jie vis tiek nieko nedarys, nesgi dažnai taip atsitinka. Čia įprasta Lietuvoje tokie dalykai, tai nieko nedarysim, tiesiog tą pačią kortelę naudojam. Tai žodžiu, aš esu biški nuliūdus šito vietoj. Nu, gerai, bent jau, kad tu nenusipirkai to buto. Gerai, kad nenusipirkau buto jau. Nes kam tau nereikia? Ne, man tai kam, žinai, aš paprasta mergiuotė. Tiek užsikalbėjom, kad net išalkom. Mūsų rėmėjas Ustukių malūnai tai yra šeimos lietuvių verslas, kuriantis šiuos maistingus užkandžius jau virš 30 metų, o kurdami juos su mokslininkų pagalba stengiasi ištobulinti formulės ir sukurti juos kuo sveikesnius ir skanesnius. Tai sveikesnė alternatyva čipsams, kuriuose yra ne 21% baltymų ir jie nekepti riebaluose, bei yra skaidulinių medžiagų šaltinis. O šventinio meduolio skonio, kuris yra pas Diorą rankose, mini kukurūzų trapučiai yra specialiai sukurti šiam šventiniam laikotarpiu ir yra limituoto leidimo. Taip, tai visus Ustukių malūno produktus rasite didžiuosiuose prekybos centruose, tokiuose kaip Maxima, Rimi, Norfa, Iki. O šiuos limituoto leidimo traškučius rasite tik jų internetinėme puslapyje. Bet, žinok, labiau apsimoka internetiniam puslapį pas juos užsisakyti. Kodėl? Todėl, kad mes turim nuolaidą Sofos lyga 20, taip kad visus trapučius, užkandžiukus ir sveikuoliškus šitus trapučius. Iki gruodžio 18 galite įsigyti su 20% nuolaida. Kaip skanu, tokie adventiniai. Imbieriniai sausainiukas poskonio trapučiai. Jei nežinote, koks yra advento skonis, štai. Tai ir šie mini lešių trapučiai įvairių prieskonių. Tai turime ir limituotą liniją, bet turime ir klasikinių. Su barbecue padažu. Turime su pelėsiniu sūriu. Aš tai labai mėgstu pelėsinį sūrį. Bet ką labiau mėgstu už pelėsinį sūrį, tai trifelius. O aš nemėgstu trifelių, tai šitie bus tau. Viską mėgstu labai, kas yra tik eina, užtarkuokit man. Ir taip pat turime su žaliosiom citrinom ir pipirų. Na ir klasikiniai sour cream. Turbūt kaip tikrai čipsai. Žodžiu, užsukite į jų puslapį. Ustukių malūnas.lt. Arba Instagramą. Ustukių malūnas. Girdėjau, ieškojate namų ekonomės? Kas iš vis per žodis? Auklė namų ekonomė. Tai yra žmogus, kuris padeda su buitimi. Bet čia jau labai šūstas žodis, aš sakau, nebuvau girdėjus. Mes kai ieškojom, kaip prašyti skelbimą, kai aš ieškojau, kad kuo, tikrai ne vien auklė bus. Tu paklausai ChatGPT to žodžio ir tau jis pasakė? Ne, aš tiesiog žiūrėjau skelbimus, visus, kaip jinai vadinasi, aš pražiūrėjau skelbimus ir mes, tai ne auklė, tai ne namų tvarkytoja, tai namų ekonomė, nes tai yra daug apimantis žmogus, tai ir padeda tau su ten, pavyzdžiui, kažką nuvažiuoti nusipirkti, kai tu nespėjai, kažką ten, pavyzdžiui, nuvežti, sodė gali truputį padėti, tada gali padėti ir su skalbiniais, ten su bet kuo. Mary Poppins man iš karto. Persukti lemputę, tarkim. Čia kaip pavyzdys, tik tais. Bet tada mane pradėjo užsipulnėti, kad čia dabar aš liepsiu žolę pjauti, kad čia aš neleisiu valgyti, kad aš čia kankinsiu žmogų dabar, kuris turės dirbti man, atiduoti savo gyvenimą ir aš jo kraują paskui išgersiu. Kaip į lažą ir čia nieks neikit, nes čia žmogų kankins. Aš labai, bet jūs nei vienas man neparašėt ir nepaklausit. Čia jinai lieps vežioti savo vaiką Vilnius Trakai, čia mašina nusidėvės. Bet kodėl jūs man nieks neparašėt ir nepaklausėt tie, kurie puolė, kad o kiek kartų, ir prašyta kartais reiks nuvežti. Čia jie meluoja, čia, arlo jūs visai debilai visi esate. Ten konspiracija yra užvirėjau. Visiška. Ir ten viena tokia moteris pas save pasidalino irgi anonimė kažkokia, tai turi savo puslapį, kur viską kelia ir sako savo nuomonę. Ir viskas yra tvarkojus, visi sakykit savo nuomonę, aš irgi išsakau, bet kai žmonės pradeda jai sakyti, kad, bet žinokit, aš pirmą perskaičiau jūsų aprašymą ir tada šitą skelbimą, tai, ką jūs rašot, yra visiškai nesąmonė ir nesutinka. Kas nesutinka? Tai jums čia rašo jinai vienai, bet jinai darys kitaip. Bet jūs mes nepažįstat, iš kur jūs žinot, kaip aš darysiu. Čia kaip teksto suvokime yra visiškai. Du.
Taip, 2. Toks suvokimas 2, kur perskaitai, bet tarp eilučių įsivaizduoji, tada biški dar pafantazuoji, kaip galėtų būti, pagražini, įdedi dramos, pikas, taškas jau aukščiausias ir tada rašai, blemba tie, Jankevičiai. Jo, čia jam reikia iš vis vairuotoją atskirai samdyti, auklę atskirai, sodininką atskirai, tada namų tvarkytoją atskirai. Tai aš palauk, tai aš galvoju, tai jeigu man reikės pagalbos persodinant vieną gėlę, tai man reikia dabar sodininką pasisamdyti. Tai jeigu mano ta padėjėja gali man padėti persodinti gėlę, kodėl to nepadarius? Jeigu aš susirgsiu ir negalėsiu nuvežti vaiko iki darželio, tai man tikrai reikia dabar vairuotoją samdyti ir 4, aš nemanau, kad tai yra normalu. Kažkokią auklę samdyti, kuri ten ateitų 1-2 kartus į mėnesį, žinai. Tai radot. Radom. Ir dabar pagaliau galim kiekvieną savaitę filmuoti Sofos lygą. Realiai dabar jau galim, aš jaučiu, kad aš net perskaitau scenarijų, prieš galiu perskaityti scenarijų, jau padaryti scenarijų, kur anksčiau ateini ir tipo, kas čia bus? Nes niekaip. Tai iš tikrųjų nusileido mum Merė Popins iš dangaus ir aš labai kol kas džiaugiuosi, nes tiesiog fiziškai nespėjai, nes tu nori ir gyventi, ir dar gyvenim pasidžiaugti, ir neišprotėti. Ir kai sako, o tai mes viskas spėjom pačias, nespėjot, blėt, jūs viskas pačios ir nemeluokit, o jeigu spėjot, tai esat išprotėjusios. Ir biški nučiuožusios tikriausiai, ir visom reikia tos pagalbos, ir jeigu kažkas paima tą pagalbą, nereikia ant to žmogus pulti. Kiek daugiausiai kartuose esi čiaudėjus? Oi, daug, aš kai alergijų daug turiu, tai žinok, man... Ar Šausko nepramuštum? Žinau, atsimeni, jis kažkada prieš porą metų išvarė į Tailandą ir visi jau statė, kada jis užsilenks. Jo, I'm thinking about her, thinking about me, thinking about us. Na šiandien aš nebegersiu ir išpila butelį greigūsą. Ir jis karočią daro laivą ir pradeda čiaudėt. Ir taip jau matau komentaruose. 19, 20, 21, 22. Aš žinok, neatsimenu, bet kažkur buvo arti 40 kartų čiaudėjimo. Aš jau galvau, kad jam kažkas prasidėjo kaip traukuliai ar kažkas jau link mirties eina. Bet jis tiesiog sumušė rekordą čiaudulio. Aš negalvau, kad žmogus iš vis fiziškai gali atsičiaudė daugiau nei ten 3-5 kartus, manau, yra maksimumas. Bet jis šovė, man atrodo, virš ten 30 ar 40 buvo. Wow. Tai gerai, išsičiaudėjai, tai koks maksimumas tavo, sakau, čiaudulių? Nu ką, žinau, kokį 5 esu darius, 6. 5 esi? 7, gal 7, žinok. Nes kai alergijos prasideda, tai ten gali labai, nes kažkaip taip, kai alerginis tas kosulys, tu čiaudai iš gerklės kitaip biški, bent jau aš. Tai kartais būna, kad ten... 7. Žinok, mano aš šaučiu 7. 5, manau, maks. Kur jau Andrius atsisuka ir sako, kas tau čia vyksta. Kur galvoju, kad paspringai. Nes klasikinis yra 2-3, mano. Čiep. Arba čiep. O kaip tu čiaudai? Nekeistai? Nu, kaip vyras. Aš nesu girdėjusi, kaip tu čiaudai. Nu, užkutenk nosi man. Pakutenk. Aš turiu draugę, kuri čiauda taip. Tai trūks kraujagyslės smegenyse. Ką jinai bando apgauti? Jinai nebando nuslopinti, jinai tiesiog... Jie taip gaunasi. Ir taip jokinga visada. Andrius labai jokingai čiauda, atrodo, kad jis kosti. Jis tarsi kosėtų. Aš sakau, ko tu čia kosti? Aš čiaudau. Sakau, ką tu čia niekas taip nečiaudo. Mes toj pakviesim Andrius svečius ir pažiūrėsim, kaip jisai kosta ir čiaudo. Turės patik mums pavyzdį. Andrius, sakau, kosti, o ne čiaudo. O aš tai moku ir feikinį tokį kaip tavo draugė. Tokį biškį apčiai drovų, bet tada kartais pramuša, pamirštų, kad reikia feikint ir atsičiaudau kaip tėtis. O kodėl tu feikini čiaudimą? Ir būna toks kaip tėčio. Tėčio maždaug yra toks... Apčiau! Va toks kažkoks. O kodėl tau reikia feikinti čiaudimą? Gali man paaiškinti? Aš tiesiog tokį susigalvojus. Taip, būnu miestį ir norėčiau šiandien sufeikinti čiaudulį. Apčiai! Bet aš žiūrėti mane. Bet jis būna tikras, bet sušvelnintas, supranti, aš moku jį sušvelninti. Ai, pagražinti. Jo, aš jį moku pateikti mergaitiškai. Kaip Paris Hilton, tu žinai, kad jos balsas iš tikrųjų netoks plonas. Tai dabar jinai jau normaliai šneka. Balsu. Dabar net prisipažino kažkaip, kad aš visada feikinau ir dabar jau kai du vaikai, jinai prisipažino, kad jo, sako, tai buvo mano personažas, man tipo lipo ir patiko tas balselis, bet sako, šiaip mano natūralus yra toks, ir toks vyriškas, sodrus žemas. Tai aš taip su čiauduliu. Ką aš feikinu? Nieko.
Tai kraujo tyrimus pasidarai. Tai sakai, sveika, gera, viskas gerai, nu, to ligoninė man pasakė, sako, viskas tau gerai. Aš irgi buvau pasitirt. Tai sakė šitaip, kad vitamino D per mažai pas mane ir kad išrašys man tabletės, kur vieną kartą mėnesį. Tada sakau, bet aš maitinu, ar man galima. Tada pažiūrėjau, negalima. Ir tokia aš tai vėl negersiu. Nes man reikia vos net ten, kaip yra viena tabletytė, tai šaut kokias 4 ar 5. Tai aš 2 kartus ar 3 kartus nepamiršau ir po to pamiršau. Ir aš galvoju, kaip būtų fainai vieną kartą į mėnesį tabletį išgerti ir nebereik daugiau galvoti. Ir negaliu, netinka man. Tai kai baigsiu maitinti, tada ir atsistatysiu tą vitaminą D. Aš dabar irgi labai daug tyriuosi ir buvau pas gastro. Nu, ten, žodžiu, visokių. Kas yra gastro? Gastro tai, kur yra dėl pilvo visų, dėl dalykų, dėl nes yra restoranas gastropub. Žodžiu, ir buvau pasišėrinus Instagram'e, kad ieškau endobiogenikės. Gal galėtų kas nors rekomenduoti arba endobiogeniką, nes į vieną kliniką bandžiau užsirašyti, bet kažkaip ten gavas, kad neįmanoma užsirašyti. Skambinau per dieną vos net 3 kartus ir sako, gydytoja dar galvoja, ar jūs prims. Gydytoja dar galvoja, ar jūs prims. Ir tada paskambinai kitą dieną ir vietoj jau nebėra, gal primsime tik kovą. Skambinkit iš naujo. Ir tu toks. Tai čia labai žinoma kažkokia klinika. Jo, bet nu, tai tada pasakyk iškart, kad neskaminėčiau aš visą dieną tau ir nemeluočiau. Tai žodžiu, labai daug kas prašė, kad pasidalinčiau, ką rekomenduos. Tai išsirinkau 4, ką daugiausiai visi rekomendavo. Tai endobiogenikės, tai yra Jurgita Šukevičienė, pas ją ir užsirašiau, jinai turi savo kliniką. Toliau Aušra Urbutienė, Birutė Mockuvienė ir Jurgita Šipšinskaitė. Tai jeigu jums reikėtų, nes daug moterų iš tikrųjų parašė ir paprašė pasidalinti, tai dalinuosi. Bet aš dabar galvoju, gal iškepam tą dalį, kur tu parekomenduoji, nes kai pirmą kartą parekomendavo Milda, dabar jau iki kovo nėra vietos užsirašyti. Jo, tai aš nerekomenduoju, aš nerekomenduoju bioingenį. Aš rekomenduoju moteris, tiesiog jos turi atskiras klinikas ir viskas. Bet nesidalinam šitą informaciją, nes po to ir ten bus kaip užsirašyti, supratau. Bet čia skirtingos, žinok, jos visos, aš tiesiog vardus išrinkau ir viskas. Tu nesupratai mano bairis, nesupratau. Tu tokia, čia nerekomenduoju, aš tokia, iškirkim šitą. O Dieve, dabar tikrai reiks iškirpti šitą. Tai dabar, tai jo, šitą iškirpsim. Tai žodžiu, išsitirsi tą giluminį kraują, kur ten jau žalizuoja, jau ten iki, nežinau, eritrocitų, leukocitų. Nu, šitos visada tyri. Apskritai. Čia tai jau beisikas. Bet visus vitaminus, viską išžiūrėsiu. Skydliaukės, feritinus, feritinų įsisavinimus. Jeigu po šito neteisiu sveika, taip ir žinokit, tada tikrai mirštu. Beje, kalbant ne tik apie kraują, kai tau 28, tau reikia pasitikrinti gimdos kaklelį nuo vėžio. Pradedi nuo 25. Taip. Antras vizitas 28. Trečias vizitas 31. Ketvirtas vizitas 34. Nu, žodžiu, kad reikia tikrintis gimdos kaklelį būtinai. 37. Kas kiek skaičiuoji? O kažkaip nuo 40 ar nuo 5. Nemokamai, man atrodo, yra. Prasideda nuo 5 metų. Bet ir nemokamai gal yra nuo kažkiek metų jo. Tai ties kuo vedu. Jeigu jau išgirdai tos savo metus, tai nueik ir pasitikrink. Yra labai būtina. Irgi kaip tik šiaip tikrinausi ir laukiu atsakymų. Kartais neprisiruošiam, bet pasiskirti, pavyzdžiui, metuose dieną, kai tu eini ten ir ten. Jo, ir kartoti, kad nes dabar ligos tokios, kur galvojam, kad yra vyresnių žmonių, jos labai jaunėja ir aplanko ir užpuola labai jaunus žmonės. Tai būna labai liūdna. True. Tai va, aš pavyzdžiui irgi prieš 4 mėnesius nuėjau, gavau siuntimą dėl skydliukės, nes per greitai dirba, todėl aš hiperaktyvi, tai dar nenuėjau. Tada jau baigėsi tavo siuntimas? Dar ne, pusę metų neva. Tada dėl diastazės, nes kažkoks guziukas, dar nenuėjau. Tada patikrino tą kraują, sako, nu tai va, čia jums dėl skydliukės, bet jūs jau buvot, sakau, dar nebuvau, tai gerai, sako, pas jūs ir kepenys kažkas, irgi išrašau siuntimą, tai dabar turiu 8 siuntimus. Ir liko turbūt 2 mėnesiai, kai tiek galioja, tai jau reikia kažkaip suskupti. Aš visur einu, tu niekur neini. Dar dėl varikozės pas mane guzai ant kojų ir aš sakiau, prieš vestuvės norėčiau, iki vestuvių jau būti neguzuotom kojom. Bet tau reikia metus prieš pasidaryti tada kokius.
Tai va, tai jau tada nusikelia vestuvės. Ne, tai tada gal galim ką nors padaryti tiesiog trumpam. Bet mano močiutė pasidarė, žinok, tą operaciją su lazeriu. Tai jau po savaitės puikiausiai atpirdolino iki manęs kisėlius pasimti. Ai, čia kur keliai. Taip, tai puikiai sakė gyja. Tai aš nemanau, kad metai prieš reikia. Bet ar tau reikės tikrai nes kartais būna, kad užleidžia tik ten tą tokį dingstą. Čia net spalvos klausimas, čia yra guzai. Okay. Ypač po nėštumo dar su padaugėjo. Ant fotosesijų tai nesimato, kad ten seksi keli visokias, kad ten nes niekada nerodau savo šiknos. Nu kur tu ten nėra, ko tu neberodai? Rodau tik priekį. Ten nėra, ko tu nerodai. Tai einu ant bulanės, kad nerodyčiau varikozės. Nu, čia yra viskas, žinok, nenusiskutau kojų šiandien. Nu, tai jau nepadės. Palauk, šitoj parodysiu į kamerą. Tuoj palauk. Nieko nėra. Nu vienas dėl tokių, tau niekas nedarys dėl tokių guziukų. Niekas nedarys dėl tokių tau. Dėl tokių, matau, nešlykštų. Tai pas man tokių pat, aš matau, bet dėl tokių tau niekas nedarys, normalus gydytojas. Eik, tu niekas tau nedarys dėl tokių. Padidinti negalima. Nu, aš sakau, va. Ir visiškai nesąmonė. Eik. Nu, tai kieta guzai, bet Jora. Tu žinai, kaip turi atrodyti. Tu esi žiūrėjus, kaip turi atrodyti. Jesus. Aš žinau, kaip atrodo, nes aš iš tėvo paveldėjau. Aš pas mano mamą, pas močiutę irgi yra, bet čia dar niekas palyginus su tais, nu, gerai, kas gali in my defense, kai užsidedi kablus, labai išsproksta jie. Tai taip, nes kraujas susiję. Ir aš su aukštakulniais būna ta koja guzuota visa. Aš dėl to ir pasistebėjau dabar, kad parodyčiau, nes labai išryškėja. Tai gal dėl to, kad aš dar nusipurškus įdegiu, netaip matos, bet ant balto kūno, nu žinai, tokie net violetiniai. Tai nu, nenoriu užleisti, nes irgi sakė, nereikia tempti. Bet jo, ir sako, jeigu tada tu nori antro vaiko, tai tada gali dar pastiprėti viskas. Jie atsinaujina, jie susikūrė nauji, čia nėra, kad pasidarėjo operaciją ir iki gyvenimo grabo jau nebebus. Ypač jeigu tu turi patologiją, pas mane giminiai visi ten su tom varikozėm. Tai aš jau šitą vieną mažiuką guzą turiu nuo kokių 15 metų. Nes aš atsimenu, modeliaudavau ir katalogą, kai fotkini priekiu, šonu, nugarą, rūbą. Ir aš žiūriu, galvoju, kas ten mėlynė? Ir aš visą gyvenimą galvoju, kad ten man mėlynė, nes tik su kablais išryškėdavo. Pas mane irgi yra, bet aš va kiek irgi jau pas gydytojas, tai sako tik tais, nu, kol kas operacija neapsimoka, tai gali tik tais dėl grožio. Nes pas mane rodė labai plona ir gyslos visos matas ir šviečiasi, tai kad uždengt, žinai, tas didžiasias visas, kad nesimatytų, tai galima suleisti tą spalvą. Tęsiant dar. Kažkur gydytojas man šitą sakė. Dėl varikozės aš kai klausiau. Nes aš tai jau, nu va, pas mane čia net baisiai. Tikrai minimaliai ten tokie 4 guziukai, žinai. Ir parašyta buvo, kad negalima įti pirtis vos ne. Nuo slėgių vos ne tu gali mirti, nes tau ten kažkoks skiriešulys gali susidaryti. Reikia kojines, tas kompresinės nešioti. Ir dar kam esmė, kad dažniausiai, kai išorėje atrodo nebaisu, tai viduj koj tai būna susiraizgę. Ir jie daro echoskopą ar kažkaip ten pasižiūri su kažkam kamerytėm, kažkuo. Ir dėl to ir sakau, reikia man vis tiek nueiti ir pasitikrinti, nes kaip tu sakai, oi, čia tau nedarys, nes čia netrodo baisiai, gali būti ten raizginys viduj va toksai va. Ir aš jau gal čia bet kurią sekundę ir užmigsiu ir nebeatsikelsiu. Tai nemigo. Taip, kad dėl to reikia neuždels, net jeigu ir atrodo minimaliai, bent nueiti pasitikrinti. Jo, pasitikrinti, aišku, visada būtina, kaip ir sakom, tikrintis yra būtina. O ar žinai, Greta, kad Vilna nesikandžia? Nežinau, tu žinai? Taip, žinau, nes aš jau ne pirmą mėnesį nešioju Flokati Vilnonės kojines, kurias vis pavogė Andrius, ir taip pat turiu Flokati tokį melsvą violetinį šalgą, kur kas kart, kai įkeliu Instagramą, sulaukiu komentarų, iš kur toks gražus šalgas. Aš manau, kad aš išsiaiškinsiu, nes aš pasiėmiau būtent dabar labai populiarias miego kojines, kurios šaltmirių kojom. Taip, šaltmirių kojom. Jeigu jūs kažką pažįstat, ar jums patiems šalta, kai miegat, šala kojos, padovanokit. Pravers, aš manau, kad bus labai gera dovana. O mes kaip tik nesusitarusios su Greta užsisakėm iš Flokati, ką mėgsta moteris labiausiai. Halatą! Bet gerai, kad pasiėmėm skirtingus dydžius, tai dabar jums pademonstruosim. Ant manęs MSL, o ant tavęs XXXXL. Ant mes XL, XXL. XXL, o ant manęs MSL. Nes aš dar nuspręsiu, ar aš kam nors dovanosiu, ar aš pasiliksiu savo. Tokia girls math. Taip.
Taip ir vesim dabar podcastą. Šiaip labai patogu. Švelnus, minkštutis. Aš tai nesuprantu, kodėl anksčiau nedarydavo tokių negriaužiančių vilnų. Šitą švelnutėlę. Iškart nebuvo galima pradėti. Jūs mokinkitės išflakati. O jeigu prie didesnės dovanos ieškote jaukių smulkmenų arba norite padovanoti nedidelę dovaną, tai flokati namų interjero kategorijoje rasite vilnonių dekoracijų, puodelių, muilų, namų kvapų ir žvakių. Daugeliui gaminių 24% nuolaida, plus papildomai 10% nuolaida su kodu SOFASLYGA10. Internetinėje parduotuvėje flokati.lt, o salonuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir salelėje Megoje, pasakius nuolaidos kodą prie kasos, iki gruodžio 26 dienos perkant internetu nemokamas pristatymas Lietuvoje nuo 65 €. Paėmiau dukriukui dar ir pleduką, kad į vokelį galėčiau susukti šiltai. O ką tu dar pasiėmei? Aš dar pasiėmiau ir lemenę, nes šitą lemenę aš dovanosiu, nes aš galvoju apie dovanas ir kalėdų eglutę. Ne taip, kaip aš viską savo. Jo, Ne, gal ir padovanosiu, palauk. Tu imi kitiem, bet pasilieki savo. O aš tai realiai jau ir galvoju apie dovanas ir kur geriausiai pirk dovanas. Flokati. Taip, bet man nereikia įeiti, ar tipo... Nereikia. Ne, tu jau čia Tu nebent sėdi nori trečia įeit para. kažkaip labai. Nu, kaip Gal tu nebent pasirašai įėjimo Ekspresyviai kažkokį tai per langą. šokį. Kulversi, moonwalką. Jau per langą Justinas yra lipęs, jau viskas. Ai. Svečiuose Teisingai. Andrius Jonaitis, gydytojas odontologas, bendrasavininkas 10 miestų implantologijos klinikų. Iš kur, Andriau, tiek klinikų? Kodėl aš apie nei vieną nežinojau? Ne, kaip pasakyti, visi bizniai statomi iš pradžių reikalauja investicijų, o tada kažkada gauna gražos, tai jinai laukia O gražos. Dior yra investicija. Tu į mane investavai ir laukia gražos dabar. Ne, aš į klinikas investavau, dabar laukiu gražos, tai pradžiai gali tek net į minusą padirbti. 10 klinikų, aš vakar jo klausiu, sakau, kaip tave pristatyti. Sakau, tai kokias 5 klinikas turi, sako 10. What? Tai kokiuose miestuose? Paskaičiuokim. Taip, Mažeikiai, Utena, Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Radviliškis, Ką? Prie Šiaulių. Šiauliai. Šiauliuose 4 klinikos. O, tai ir užsidaro viskas. Jo, O kaip Šiauliuose. vadinasi? Miesto implantologijos klinikos, ten su kiekvieno miesto pavadinimu. Ten Tiesiogiai. Mažeikių implantologijos klinika, Geras. Utenos implantologijos klinika ir panašiai. Tai šiai dienai, nu, ten kartu su partneriu mano, tai realiai, va taip mes po truputį didinom ir išdidinom tiek, kad dabar, nu, jau reikia pagalbos suvaldyti, nėra taip lengva visą. 10 yra daug. O tu, Andriu, nemokamai stojai? Ar Kur įmokamai? mokys, Andriu? Ne, nu tai kaip kur aš, tai medicina, nu tą odontologijos fakultetą, bet mokinausi Jablonskio mokykloje, o po to, nu, įstojau į odontologiją ir viskas. Mokamai ir nemokamai stojai? Pirmus metus mokamai. O paskui perėjai nemokamai, labai gerai. Tai turėjai labai Pažanga. pasistengti, kad pereitum į nemokamą. Ar tiesiog atsikratai kažkam špargalkę Gal pakišai? būčiau įstojęs nemokamai, tik reikėjo mokykloje anksčiau susikaupti. Nu, aš jau susikaupiau tik 11 klasiai, tai būčiau kokį 9 susikaupęs, gal būčiau nemokamą. O kodėl pasirinkai odontologiją? Nu, nebuvo taip, kad, kaip pasakyti, 12 klasėje nieks nieko nežino. Taip. Arba jeigu žino, tai dažniausiai pasimoko ten kokią nors ekonomiką ir būna gitaristų, žinai. Tai bent jau pas mus daug tai buvo visokių, tai aš tiesiog pataikiau jaučiu. Grinai pataikiau, nes noras visur norėjau, prirašiau ten, nu, ir farmaciją antroje vietoje rašiau. Į 3 vietoje bendrą mediciną, po to jau ten rašiau tos visus iš vis nesusijusius su medicina dalykus, tai kažkaip vat, iš eilės suvedžiau ir viskas, ir užteko balo įstoti į mokamą ir, nu, ir nusprendžiau tai pabandyti. Bet čia nebuvo vaikystės. O kodėl tu svajonė? norėjai būti urologu, bet tau nepavyko? Tu norėjai būti urologu? Ne, aš tik sakė, ką. Jis tai užmuš, Dievas, kaip jis tave žiūri. Nu, bet šitas geras, nesakykit. Ir visi žiūrovai juokiasi salėje, tiesiog ovacijos. Ne, urologo tai nenorėčiau būti. Jau iš medicinos. Nepatiktų, Andriu? O tai kodėl? O kom būtum, jeigu ne odontologu, pavyzdžiui?
Taip, mano laikais tai būdavo, ten, žinai, vadybininkai. Vadybininkai. Taip, ten ASM-as atsirado tas, tipo, tarptautinė mokykla, universitetas tas ir ten jau labai visi norėjo ir, ta prasme, visi įsivaizduoja būti verslininkais. Tai vadyba ten studijuodavo. Bet tu realiai verslininkas irgi dabar. Bet tai tuo metu tai tu galvoji, kad turi baigti kad būtum. Tai kas jau labai supratimą turi, tai tada, supranta, kad tu greičiausiai turėtų baigti gal ne vadybą, gal ekonomiką, kad turėtum tos pagrindus, kurių reikia versle, bet niekada nevėlu. Man kol kas, aš sakau, nemanau, kad esu geras verslininkas, tai manau tiesiog... Bet ar esi geras odontologas? Tai labai gera verslininkė, man atrodo. Va, aš moku suskaičiuoti visus pinigėlius, viską sudedu. Ne, aš manau, kad geras odontologas, tai tu negali pasakyti, niekas negali pasakyti, visą laiką yra kažkur tobulėti, kur gali geriau padaryti ir panašiai. Tai tiesiog stengiasi ir, manau, kad vertina jau žmonės. Supratau. Gerai, o mūsų žiūrovai uždavė šiaip labai nemažai klausimų, tiek asmeninių, tiek ir su darbu susijusių. Tai vienas būtų, kokios naujovės vyrauja odontologijoje šiuo metu? Tai aišku, įdomiausias dalykas, tai kuris dabar vyksta Japonijoje, jau prasidėjo moksliniai tyrimai su žmonėm, su tam tikrais baltymais, cheminėm medžiagom, stiebiniam ląstelėm atauginami dantis. Tai jau buvo atliekami tyrimai su žiurkėm ir ten kažkokiais barsukais. Tai viskas pasiteisino, žodžiu. Dabar ant žmonių. Noriu pasakyti, barsukui nuskėlė dantį ir jam jis ataugo? Ne barsukas, žiurkės ir dar kažkas. Dabar panašau, jo. Bebrai. Bebrai, dantis. Bebras toks būtų. Oho! Ne, gal pavojinga po to, žinai, ir taip medžių nėra. Tai juos, pas mumis bebras yra įsimetęs, visada grįžta, bet mums tai gerai, nes jis kerta kaimyno mišką, kurio niekas netvarko. Tai jis tiesiog įgraužia, tai mes labai džiaugiamės. Tai galėtų daugiau tokių būti. Jam reikia tų tablečių, kad geriau dantis. Yra ten tabletės, ten kaip guma, tipo sukurta. Ten vaistai, vaistų pagrindu, bet įvairūs tyrimai yra ir ten su tom stiebinėm ląstelėm, sakykim, sukuriamas toks kaip embrionas, implantuojamas į tą vietą ir susiformuoja. Čia vaikas. Čia cool, dantis ataugs, tu primės. Jo, tai... O tu nebijai darbą prarast tada? Ką tu dirbsi? Aš tai kaip tik noriu, ta prasme, tai jau ir taip kiek dirbu, tai norisi mažiau kažkiek, tai arba iš vis nedirbu. Tu įsivaizduok, niekas nebeis pas tave, nes visi sukramtys kažką. Bet tai klinikų reikės, kur pardavinės gal? Ne, aš manau, kad, matai, vis tiek tas, pradeda augdantis, tarkim, ar ne? Nes dabar pagrindė, tai tyrimus daro su tom vietom, kur, pavyzdžiui, yra, nuo pat pradžių neišdygę dantis, ir pažmonės būna, kur trūksta danties. Ir ten, sakykime, įsodina tą. Tai... Klausimas, kaip jis išdygsta, kokios formos, kaip, ta prasme, ar tiesiai, Čia negarantuoja, kad jis bus sveikas, gražus ir tiesas. Ir būtent taip atrodys, kaip turi, ne? Vietoj ilties krūminis. Nes, pas žiurkės, tai nežinau, dantis truputį kitokie negu pas žmonės. Tai įdomu, kaip čia dabar vyksta tyrimai ir tas. Kodėl, pažiūrėk, aš žiurkė ir pas mane kaip pas žmogų. Tai žodžiu, tai mano, toks įdomiausias turbūt dabar dalykas, kas vyksta, o šiaip tai yra daug naujovių. Aš manau, kad medicinoje aplamai, toks truputį, bent jau kaip bendrosios medicinos ten kreipiesi kažkokio, tai dėl kažkokios problemos, tai tų naujovių toks stygius, labai daug gydytojų aplamai su tokiu senoviniu požiūriu, jie ten, žinai, kraipo pečiais ir maždaug nieko čia nepadarys. Taip jau yra, pažiūrėk į pasą, kaip seniems žmonėms, pavyzdžiui. O odontologijoje, ačiū Dievui, tie visi dalykai, nepriklausomai nuo amžiaus, yra daromi. Tai lygiai taip pat kaip kažkokios tai ten augmentacijos, skaitmeniniu būdu suplanuojamos, kaip, tai nesvarbu koks amžius, pas mane 92 metų vyras atvažiuoja su mašina, pasidaro operaciją, išvažiuoja. Tai čia reikia tik tai, kad žmogus pats iš savęs guvus būtų, tas amžius jokio skirtumo. Tai va, ir fainai tas, kad tos naujovės, ypatingai kas liečia visą tą skaitmeninį planavimą ir ten būtent tas implantacijas paremtas, reiškia, su planavimu. Ką tai reiškia? Tai reiškia pagaminama žmogaus kaip žandikaulių kopija
kompiuteryje su visais skerspjūviais, tu reiškia gali ją dalimis susipjaustyti ir viską matyti, kur kokie nervai, kur tas, kur kaip busimi dantis stovės ir susioperuoti kompiuterį ir pagal tai tau atspausdina specialius tokius gidus, kur tu burnojau... Papasakok, kaip atrodo gidas, kad žmonės suprastų. Užsimerkęs, tai gidas tai yra toksai kaip, nežinau, permatoma plokštelė, kuri dedasi ant žandikaulio, jeigu nėra, pavyzdžiui, ten dantų. Ir skilutės iš viršaus, tose vietose, kur reikia implantus įdėti su stoperiais, kad tu nepergrėžtum giliau, jeigu reikia. Ir nenukautum nervo. Tu tiesiog sudedi kaip robotas, bet tas tikslumas yra, nepalyginamas, jeigu tu iš akies darytum, nes iš akies, tai tu vis tiek, ten labai daug kriterijų, pagal ką turi tą tikslumą išgauti. Tai tie dalykai visi jie ir pačią procedūrą lengvesnę padaro, netokią, skausmingą ir ten, sakykime, gyjimas greitesnis ir tas, net baido vyresnių žmonių, nes, tu viską pasidarai kompiuterį ir neduok dievė kažkas, tai ten, sakykime, niuansas kažkoks, kurio tu burnoj galbūt neišspręstum, sakytum, čia nesigavo ir panašiai, tai tu tą viską žinai prieš procedūrą. Tu žmogui gali sakyti, kad čia gali būti rizikos, dėl to siūlau rinkti saugesnį planą, nes šitas, sakykime, tai va, tie skaitmeniniai planavimai, jie iš tikrųjų labai palengvina būtent tai, kad tu gali pradžiai pasidaryti kompę, pasitikrinti, pasitart ir tada, žinai, tiek. Šiaip visumoje žiauriai, ta prasme, fainai, kad yra tokios visokios galimybės. Tai ir tas toliau tobulėja, dabar jau yra naudojami ir veido skeneriai, reiškia, kurie tu ne tik tai žandikaulių kopiją pasidarai su veidu, susimečini viską. Kad gražiai būtų žandikaulis atitiktų kad vizualiai tu galėtum būsimus dantis susistatyti, implantus, viską žmogaus, tiesiog turi kopiją. Tai tie dalykai tikrai, aš skaitau, kad tikrai tobulėja, galbūt medžiagų ten tu kažkokių stebuklingų neišrasi, dabar ten kas yra naudojama, ten dantų vainikėliam, ten implantam ir panašiai, tai ten, manau, tikrai kažko pažangiau galbūt nebus, bet... O kas naudojama, Andriau? Tai arba cirkonis, arba titanas, medžiagos, kurios yra labiausiai biologiškai artimos organizmui. Tai o kuri tau labiau kas? Kas čia lemia? Kuris čia geresnis? Tai cirkonis yra trapesnė medžiaga, bet kokiu atveju, kaip ir titanas, taip ir cirkonis, jie, reiškia, abudu galimi būti implantų pavidale, tik tai, kadangi implantas tuščiaviduris, jis nėra vienatūris, tai jis realiai, jo plotis ten 4 kokie milimetrai, tai jeigu jis tuščiaviduris, tai senelių ten po milimetrą kokį tik tai plotis, tai, įsivaizduojant, kad cirkonis yra labai trapi medžiaga, tai žinant, kokios jėgos burno yra, tai tiesiog jį gali sutrupinti. Dėl to titanas šiuo momentu, manau, yra tokia tikrai pažangiausia ir pagal tai, kiek jau jie yra naudojami, odontologijoje tai jau ir tyrimai padaryti ilgalaikiškumo, ko nėra cirkonio implantuose, nors cirkonis pagal viską biologiškai tokia artimesnė skaitosi organizmų medžiaga, bet sakau, bet čia yra jau detalės, kur aš manau, kad jau šitoj vietoj tikrai daug pasiekta ir jeigu ten 14-15 metų tyrimai yra, kur žmonėm ten implantai išstovi be jokių pakitimų, tai skaitau, kad tai yra saugu darytis ir ten jau kas dabar žiūri ir sako, oi, gal čia palauksiu kažkokio naujovių. Tikrai dabar jau tas laikas, kada gali pradėti tvarkytis dantis, nes jokių naujovių mano supratimu, aš tikrai domiuosi, neturėtų būti ateityje. Nebent ten iš kometa nukristų su kokiais metalais ir tada... Naujais atrasime. Ir tada nebent, nes tikrai viskas jau yra aišku, ta prasme, iš visų metalų. Gerai, tada kitas klausimas, kapos ar breketai? Čia toks, aš tai visą laiką, nuo pat pradžių, kai pradėjom dirbti prieš 6 metus, tai aš visą laiką, reiškia, jau kitose šalyse pamatęs, kaip tas visas kapų reikalas plečiasi, pamačiau, kad realiai tai yra tikrai pažangesnis variantas negu breketai. Visą laiką bus pacientų, kuriems tiek su breketais kažkas nepasisekė, tiek su kapom kažkas nepasisekė. Tas nepasisekė, tai yra prailgėjo gydymas. Ten, sakykime, nesusitvarkė taip, kaip buvo planuota, dėl to užsitęsė. Kad tai būtų, kad neišspręstų ten, sakykime, tai taip nėra. Vis tiek yra, ta prasme, iki galo davedama ir tie atvejai, man kuo patinka būtent tas kapų gydymas, tai
tu viską suplanuoji skaitmeniniu būdu ant kopijos irgi žmogaus. Reiškia, yra specialios programos, kurios netgi ne odontologai, IT specialistai sėdi ir programuoja. Yra programos, pagal kurias įsikelia žmogaus tą žandikaulių dantų kopiją į kompiuteryje ir ištiesina pagal tam tikras programas, ten su saugumo zonom, kiek ten gali jėgos duoti ir panašiai, ten viskas yra optimizuota ir taip, viskas, reiškia, skaitmeniniu būdu paremta. Tai mūsų ortodontų komanda tik tai patikrina, ar viskas ten atitinka pagal žmogaus biologiją ir ar visi tie dalykai, kažkokios tai, sakykime, gydymo planavimas, ar ten kažkur tai nenukrypsta. Tai ir patvirtina ir viskas, o breketais tai, žinai, aš skaitau, kad viskas ok, bet jau reikia eiti pas specialistą, kuris, jau turi žilą plauką ir toj srity, reiškia, gaudosi. Tai aš visą laiką parekomenduoju, kada matau, yra galimybė geriau galbūt su breketais, bet tai tų atvejų pakankamai nedaug. Tai o kas pigiau? Panašiai kaina. Problema tik tai ta, kad su breketais realiai didžiausias sakykim, neskaitant kitų visų minusų, kur ten nubrūžina lūpas, liežuvius ir panašiai. Kiti visi, pagrindinis dalykas galbūt irgi vienas iš tų minusų tai yra, kad žmonės, nežinau, realiai jiem pasako kainą, pavyzdžiui, ir ten, tarkim, nesigauna gydymas ir po to gydymas kainuoja. Tu susimoki pinigus už breketus, daugmaž žinai, kiek tau kainuos ir, pavyzdžiui, jeigu nesigauna gydymas, ortodontas turi imti iš tavęs, nes jis vizituose dirba, kaip pavyzdys. Kapų prasme, tai jis susimoka didžiąją dalim tą sumą, kuri yra suplanuota ir kiek jis užsitęs gydymas, pacientas nieko nemoka. Tai aš manau, kad yra privalumas. Aišku, yra pacientų nepatenkintų, kad jiems reikia nešioti ilgiau negu reikia, bet jie nežino, ką reiškia su breketais tas, nes viskas tas pats gali būti, plus dar jis turės mokėti nepatenkintas prie viso to. Daugiau nepasitenkinimo gaunasi. Tai aš taip, kadangi pakankamai daug metų esu šitoj srity, tai aš manau, kad ir ta ortodontija vis tiek, nenori, tenka domėtis, tai aš manau, kad tikrai kapos yra šiuo momentu pažangesnis dalykas. Tai čia, sakau, labai daug privalumų yra. Tai vienas iš jų, kaip sakiau, tas nugrįžimas. Antras dalykas, metalas prilipdytas prie danties, bet kokiu atveju, ten vis tiek, kad ir būtų ten tie breketai kažkokie keramikiniai, bet vis tiek dalis yra metalo, nenori. Tai jie, sakykime, metalas oksiduojasi, duoda tokį patamsėjimą dantyse. Tai pas ką jau yra tas iš savęs emalis poretesnis, silpnesnis, tai gaunasi tokios dėmės nuėmus. Po to apsivalymas. Žmonės dažniausiai neišsivalo taip, kaip reikia. Atsiranda kariesai tose vietose, nes ten kaupiasi maistas. Priežiūra, valymas labai sunkesnis žymiai ir panašiai. Taip pat ir vizitų skaičius. Tai be abejo, tu turi eiti pas ortodontą, ten, sakykime, nežinau, kai 2 savaitės po kartą, kaip pavyzdys. Breketų atveju, tu kapo atveju turi pasirodyti, patikrinti, ar tas viskas gydymo planas eina pagal tvarką, tu kas 5-6 mėnesius, tai skirtumas yra. Tai daug kas, pavyzdžiui, laiko neturi, tai jie tiesiog tas kapas keičiasi, visas gydymas vyksta, nevažiuojant jokias, plus iš užsienio irgi žmonės atvažiuoja, pasidaro, mes nusiunčiam tiesiai į vietą jiems kapas ir panašiai. Užsienį gyveni. O kalbant apie užsienį, koks tavo požiūris yra į Turkijos implantus? Dantis kaip išvažiuoja ir darosi tenai jo? Tai šiaip aš pats tiesą sakant neturėjau apžiūrėti tokių atvejų, bet visokių atsiliepimų. Tai šiaip ta odontologų tarpe tai tikrai, už galvų susėmė daug kas, nes tu netgi turėdamas pacientą čia vietoj, kai tu gaminantis mėnesį, 2 mėnesius užtrunka visą burną padaryti, jeigu tu daryt pagal visus reikalavimus ir sakykime, terminus normalius, kad ten technikai nepajodavę per naktį sėdėtų. Tai... Papasakok tada maždaug,
kaip nuo nulio padaryti visą burną, va. Tai sakai mėnesį daug, kas po ko vyksta ir kaip vyksta Turkijoje tada. Nes aš kaip suprantu, viskas vyksta mėnesį 2, tai step by step, o Turkijoje tau tu atvarai ir tau per savaitgalį padaro tai visą burną. Tai tu turi, pirmų numerių turi turėti laikinus dantis, kad juos uždėtum, kaip pavyzdys, reiškės po procedūros. Tai jos turi pagaminti. Tai dabar, aš nežinau, kokiu būdu ten juos pagamina, ar jų iš vis nededa, kas yra iš vis tragedija. Aš tiktais mačiau, viena moteris kėlė, kad jie nededa, jie tiesiog žinai, vaikšto, dienas vaikšto. Tai vat nuo to pradedant, tai yra žiauriai blogai, nes pagal, jeigu žinant elementarę anatomiją danties, tai emalis, kuris dengia, reiškia, visą dantį, jisai kaip apsauga, kaip stiklas, jisai, sakykime, apsaugo nuo terminių dirgiklių, nuo kažkokių, reiškia, toksai kaip apsauginės zona. O dentinas, jisai sudarytas iš tokių mikrokanalėlių. Ir pavyzdžiui, kai nušlifuoja tą emalį, lieka tik dentinas, tie mikrokanalėliai atsiveria, reiškia, per juos, jie susisiekia su nervo danties. Tai vat, tie mikrokanalėliai apsineša maistu, ten seiliam, bakterijom, viskuo. Jie prisigeria. Ir tu, kas gaunasi, kad tu, kaip ir infekuoji dantį, nes, jis neturi, jis turėtų hermetiškai būti apdengtas su specialiais cementais, su laikinais tiksliais, kad, reiškia, nepatektų. Tai aš apie ką ir kalbu, kad tu dirbdamas, tarkim, tokį darbą didelį, turintis patirties, ir čia dauguma visokių klaidų pasitaiko, ir tu per 2 mėnesius gali čia, reiškia, padaryti tam tikrų klaidų, kas jau yra, sakykime, maksimaliai saugu, nes žmogus yra vietoj, o ten viskas vyksta, per 3 vizitus, kaip pavyzdys. Ateina, nušlifuoja, kitą dieną ten nuima atspaudą arba per tą pačią ir atiduoda dantis. Tai būna kartais taip, kad tu gali tokiu būdu greit nušlifuoti, nuimti atspaudą, ten tarkim ir uždėti dantis, ir pataikysi, ir bus viskas gerai, ta prasme, bet, tai yra tam tikras procentas, bet pavyzdžiui, visa kita yra techniko, ten kažkokios biški klaidos, paklaidos ir panašiai, kur tu neturėsi laiko jų ištaisyti, tu tiesiog cementuoji, koks yra dantis ir viskas. Tai aš normalu, kad yra patenkintų žmonių, kuriems viskas kaip ir sėkmingai, pavyzdžiui, kurie turi negyvus dantis visus. O kurie turi gyvus dantis, pavyzdžiui, tai tu realiai, tu jau papuoliai tokią riziką, ten netikslų dantį uždėsi, jis jautrus bus ir ten, sakykim, galiausiai išprovokuos kokį nervo uždegimą. Tai aš sakyčiau, kad tai yra per didelė rizika. Tai nebūtinai turi būti blogai, bet tai yra pernelyg didelė rizika, nes tokie darbai taip greit nepasidaro. Jos įmanoma, taip aš irgi padaryčiau per vieną kartą. Atsisėstų žmogus, tai ten kokius, gali ten, jeigu reiktų greitai, tai tikrai padaryčiau ir taip išpsotum, atrodo viskas gerai. Bet jeigu tu ten gilintis pradėtum į tą šlifavimo kokybę, į ten, sakykime, ribų kokybę, sakykime, kaip priglunda ir panašiai, tai tada jau būtų niuansų. Žmogus tai tų dalykų nemato, jis mato dantis baltus ir viskas. Ir kaina dar pigesnė. Turkiški, kad jie iš vis net nėra tarpo viena didelė masė su tokiais. Ne, aš matęs šiaip gražiai visai padaryto. Esmė tokia, kad, sakau, labai priklauso nuo kiekvieno žmogaus. Vienam ten, sakykime, sąlygos paprastesnės yra, kitam sudėtingesnės, bet labai keista, kaip tenais, kiek girdėjau, kad jie nedaro vietiniam žmonėm, tik užsieniečiam. Tai tai parodo, kad greičiausiai jo, nes tie patys tai vaikščiotų, ten grįžtų, o čia, žinai, išvažiuoja ir einant to, žinai, kažkoks dalis gal grįžta, bet didžioji dalis išskrenda, žinai, nes viskas man tik kartais atrodo, kad jie skrenda vien tam iš Elžetos, kad vos nepatostogautų, nes jie išvažiuoja dviese, dažniausiai su kažkokiu tai lydinčiu asmenim, juos iš oro uosto pasiema, ten visi nufilmuoja, kad ten busas, koks mersas, žinai, nuveža į vietą, į viešbutį, paskui pasiema iš viešbučio, ten į kliniką. Tai tu realiai kaip atostogų, tipo išvažiuoja ir čia labai... Aš pavyzdžiui, nežinau, galbūt atauginime plaukų, galbūt čia viskas yra labai, ta prasme, ten gal irgi, aš nežinau, kaip vyksta, gal irgi vyksta ir čia per vieną kartą susodina, tai viskas okei. Koks, jeigu ten ir pigiau ir tai tik važiuok ir darykis, tai jeigu ten specialistas normalus. Odontologai ten specialistai, aš tikiu, galbūt irgi normalus, bet
Tai tiesiog mūsų šitas darbas, skiriasi, jisai reikalauja komandos darbo, daug labai vietų, kur gali atsirasti paklaidų, todėl tu turi visą laiką, ta prasme, labai, rezervinio laiko daug turėti. Tai tu pastebėjai, kad Greta šiandien kaip Aršauskas bando sumušti čiaudulio rekordą? Bet man nelabai sekasi. Visi serga. O kaip tu, Andriau, čiaudai ir kosti labiau? Aš košiu. Man sakė, aš nesergu, aš buvau pas gydytoją, aš esu sveika, kraujas geras, viskas gerai, sakė. Taip, jei čia tiesiog. Čia aš tiesiog taip atrodau, čia viskas gerai. Taip, viskas gerai. Tai žodžiu, nebuvai pats dantų Turkijoje nesidėjai, bet sakai, taip greit geri dalykai nepasidaro. Aš manau, sakau, kad čia tų vietoj daug labai rizikų, reiškia, darant tokius projektus, tokias didelės rekonstrukcijas, tai aš sakyčiau, kad tikrai nerizikuot geriau, nes ypatingai, sakau, kai ten gyvi dar dantis, tai tu savo sveikatą aukoja, rizikuoji, tai va. O jeigu dėl kainos, tai dabar liktais ir galima išsimokėtinai čia Lietuvoje tvarkytis, ne? Jo, kad nebūtinai iškart visą sumą ten ateina ir tas sako, dabar 10 000 tau čia kainuos, duok. Galima, matai, ta prasme, kainos labai skiriasi, tiesiog tu ateini, tarkim, dantis, vienam yra brangus ten 500 eurų. Pavyzdžiui, ten, žinau, vietų, kur, tarkim, kainuoja 2000 dantis ir žmonės darosi. Tai, vienas dalykas, tu, aišku, reiškia, gydytojai, kaip aš sakau, vienas būna tik baigęs ten, dirba klinikoje pas kažką, tai yra nustatytos kainos, o kitas sukišė 100 000 kursus, kur apvažiavęs visą pasaulį, tikrai, ta prasme, turi patirties daug daugiau ir dirba už tą pačią kainą, tai nelogiška, vienas dalykas. Antras dalykas, technikai. Yra technikai, kurie, tikrai, juvelyrai daro darbus tokius, kur ten, žiūri ir seilė varva, o yra technikai, kurie daro ten, sakykime, tokius, kaip sakyt, belė daryt. Tai normalu, kad pas tą techniką kainuos ten dantis, ten koks, nežinau, 800 eurų, o pas tą kainuos 1000. Tai taip ir būna. Tai jeigu 1000 kainuoja savikaina, tai natūralu, kad tu jau kaip gydytojas turi irgi kažkiek tai uždirbti, tai ir viskas. Ir čia kalba eina apie vieną dantį. O žmonės, tarkim, vienas dantis, tarkim, kainuoja 2000, ar ne, jau tikrai, ir čia neišpūsta kaina, o dažniausiai būna pas tos specialistus, kurie tas jau dalyką išmano geriausiai. Tai Turkijoje turbūt visą burną susidėsi už tiek. Žiūrėjau, dar 2 štukas visą burną? Ne, 2,5 man rodos, ar 3 tenais. Tai kad papai daugiau kainuoja. Tai ten truputį kitas dalykas. Nežinau, Lietuvoje, man atrodo. Tai Lietuvoje viskas brangiai. Jo, bet tu, kitas dalykas, čia pas, tarkim, dantis 20 000, ten 3,5, bet čia ten skiria 4 valandas, o čia skiria 40. Ir viskas tuo pasakyta. Ne, tai realiai valandos įkainis gaunasi, aš žinau, ten. Logiškai. Tai jie realiai uždirba didelius pinigus, nes jie tada turi tiek, jie tą patį kofą uždirba realiai. Ir žmonės, jie didesnį kiekį paima tuo pačiu ir tas kofas, ta prasme, ten apyvartos kur kas didesnis negu čia tų klinikų, kurie ten brangiau 20 kartų daro burnas, nors dirba irgi. Tu nespėsi tiek priimti pacientų kaip jie, ta prasme, per mėnesį. O ten daug daktarų, daug pacientų, šimtai. Viską blogai padaro ir visi išskrenda namo. Visi po 3000 meta, ir viskas. Ir taip toks verslo modelis. Tai aš dėl to tai viskas valio, tik tai sakau, kas žmonėms sakau, kad yra, čia jau yra rizikų, tiesiog kas medicinoje normalu, tai... Po to moka, kaip sako, kvailys moka 2 kart. Anksčiau ar vėliau vis tiek jis grįžta, pas tada jau lietuvius greičiausiai. Žinai, kitą kartą kai kuriais danim gerai, kai kurios persidaro, ten ta kaina vis tiek lieka tokia daug maž, ne tokia didelė, bet sakau, bet blogiau, kai viskas kažkas blogai, sakykime, bendrai gaunasi, tai tada jau, tada moka turbūt. Kažkokia ar ne lietuvė buvo, kuriai ten tokie skausmai buvo, uždegimas, kad jie ten verkė, nusiminėjo, ten, sakė, gyvenime, migrena prasidėjo. Ne vienas toks atvejis, aš tik tokią man išmetu. Aš žinau, kad Partikė liktais 2 dantis susidėjo, yra tokia persona, kuri buvo vieną kartą nuvažiavus, tada dabar dar baltesnis susidėjo.
Ką tu galvoji, Andriau, dėl dantų spalvų? Kas dabar trendina? Ar tas super baltas, net neturim tokios baltos spalvos? Į mėlynumą jau einantis spalva. Pamėlus, ar vis dėlto tas toks natūralumas? Kaip sako, turi sutikti, nes su akies oboliu. Aš to negirdėjau, tu girdėjai šitą? Ne, bet aš pavyzdžiui, matai kaip, šiaip fainiausia, kai dantis nepasakysi, kad dirbtinis, kad tai yra natūralus dantis. Kokia spalva? Nemanau, kad čia yra skirtumo. Aišku, jeigu jie bus į mėlynumą, šiai dienai gal to mėlynumo nelabai yra, nes čia būdavo, kai anksčiau metalo keramikos vainikėliai būdavo, tai toks ten skaidrumo klausimas būdavo, bet dabar, kai tos medžiagos yra visos stiklo keramikos, cirkoniai ir panašiai, tai aš manyčiau, kad ta šviesumo nereiktų bijot, nes kai yra medžiaga skaidri, tai tu jos labai neišviesi. Ją gali padaryti labai baltą, jeigu balintą darysi, bet jeigu darysi iš natūralių šviesiausią, tarkim, spalvą, balčiausią. O kokia yra iš natūralių šviesiausia? A2? Ne, tai B1 skaitosi tokia, bet tai čia, žinai, gali pavyzdžiui padaryti iš balintų spalvų, ten yra keli atspalviai, tai, sakykime, ne pati balčiausia. Tai aš sakyčiau, kad tų baltų spalvų nereiktų bijoti, jos pakankamai gražiai gaunasi dabar. Tai kas anksčiau galbūt būdavo. Bet tai tu turi daryti pas gerą techniką ir su geru perėjimu, kad neatrodytų feikiniai. Be abejo, tai tas ir labai svarbu, žinai, nes, kai yra ten įdėti vieną dantį, ten tarp visų, arba ten tiltelikoje, arba krūminį dantį, tai ten skirtumo labai nėra, kas gamina, nes ten darai prie su kompu padaro, jo, paspaudžia knopkę, išfrezuoja ir viskas. O čia, kai jau kalba eina apie rankų darbą, priekinį dantų zoną, tai jo, tai be abejo, tai technikai, kurie tą išmano, jų ir kainos yra 2-3, tai sakyčiau, kad, jau jeigu darytis dantis, tai čia, kaip aš sakau, ne televizorius, kad, žinai, ten kur nors nueini vienoj parduotuviai, kitoj pasižiūri pigiau ir nusiperki. Čia turi gauni kokybę tą pačią, kiek tu moki. Tai, dažniausiai, visko būna, aišku, būna, bet dažniausiai taip yra. Tai... Taip, apie baimę šiek tiek buvo nemažai šiaip klausimų. Ar Lietuvoje daro dantų tvarkymą su narkoze, jeigu bijai? Jo. Gali? Jo, daro. Taip... Tai nebijot prašyti ir pasakyti, kad aš žiauriai bijau, ar galit man narkozę? Man atrodo, ne tik narkozę naudoja, bet ir juoko dujas, kai kurie. Jo, yra ir dujos, bet esmė tokia su narkozė, kaip... Aš manyčiau taip, kur yra narkozės galbūt privalumai ir minus. Narkozės privalumai, tai vėlgi čia priklauso nuo gydytojo, kuris kaip dirbt pratęs. Vieniems, pavyzdžiui, narkozė erzina, nes žmogus tampa pusiau neveiksnus. Tu negali kontroliuoti jo. Išžiokit. Ir toks gaunasi, susikalbėjimas blogai, nes tu turi, prieimus ten sudėtingesnis tas, tai vieniems tas nepatinka. Kiti kažkaip tai susitvarko su tuo, ten, sakykime, su žiodikliais visokiais ir panašiai. Tada aš sakyčiau, kad, pavyzdžiui, nusiskausminį pacientą, ten, jeigu darbas ilgesnis negu 2 valandos, ta narkozė kaip ir viskas ok, nes jis sustiprina kažkiek nuskausminimą, prailgina jį ir panašiai. Bet jeigu darbas trumpesnis negu 2 valandos, aš nemanau, kad tai yra logiška, nes, tiesiog tu nuskausminimo toje apimti gali viską pasidaryti ir ten žmogus po to apsvaigęs, kitą dieną neskaminės ar piniginės nepalikau ir ten... Tai būna, žinai, vis tiek jau po to ir vairuoti negali ir panašiai, tai čia, sakyčiau, priklauso nuo darbo apimties, o šiaip daro, ta prasme. Ypatingai, manau, vaikams čia aktualu, kai jau yra rizika, kad nuolatiniai dantis ten, sakykime, pradės gest nuo pieninių ten, reiškia, prastos būklės. Tai tas narkozė, jinai tokia, kaip ir, išeitis, nes tu vienu metu visą burną sutvarkai ir viskas, vaikas, žinai. Jam nelieka tada gal tos baimės. Nesileidžia, bet tai galbūt toj vietoje, aš sakyčiau, yra, naudinga, bet aišku, jeigu žmogus ten turi
kiti būna jo, dėl baimės didžiulės. Tai čia irgi normalu, manau, kad, nu tai ką jisai ten sėdės visas pamelinavęs, tai būna ir alpsta ten nuo baimės daugiausiai. Tai, o būna ateina ir taip dar nieko nepradėjai daryti, bet iš baimės apalpo. Būna, jo. Ką tu tada darai? Būna, tai tiesiog, nu tai gyveni. Pradedi šokti panelę, yra tekę gaivint kažkada. Ne, tai be abejo, tai ta prasme būna dažniausiai tai būna porovimų ir kas keišiausia, tai išrauni dantį ir žmogus apalpsta. Nu, kaip pavyzdys, silpna pasidaro. Nebet laikė nervai. Laukia. Ir čia tiesiog galbūt tas toksai, nežinau, pradžiai galbūt adrenalinas, kas po to atsipalaiduoja, bet kad taip, nu, sakau, būna, tarkim, nuo adrenalino, ten vaistuose, nuskausminuose yra, tai būna, tarkim, irgi pasidaro silpna, bet, nu, nėra taip, kad jie alpsta pastovi, bet būna, vat, kam silpna, tam silpna. Kas bijo, ne? Aš nežinau, nu į bažnyčią nueina irgi būna palpsta. Tai čia jau turbūt velnės iš Jovanas iš tavęs. Man būna, aš neinu, man silpna pasidaro. Bažnyčiai? Tai pažiūrėk, kokias fotosesijas tu darai, gal tik kur tavęs neprims Dievo namai. Nu, tai aš arčiau dangaus, aš angeliška jau. Tu velniška, kokia tu angeliška. Tai visi gyvėm nuogi. Gerai, šitą klausimą šiek tiek nesuprantu, gal padėsit man. Ar ateina pacientai padeklamuoti eilėraštukų ir rožių atnešti? A, čia aš įrašiau šitą. Taip ir supratau, už tai noriu, kad paaiškintumėt man jį. Ne, mes turėjom persekiotoją vieną, tai dėl to. Nu, tiesiog jis atėjo ir kelis kartus įsiveržė į kliniką dirbant, vieną kartą įsiveržė kažkaip išprašė jį, nes jisai ten norėjo tik tai kažką pasakyti, antrą kartą atėjo su gėlėm, padėjo gėlės ir paciento sako, norėčiau palinkėti tau ir Diorai didžiausios sėkmės, jūs labai graži pora, aš jūsų esu begalinis fanas ir tą progą norėčiau padeklamuoti eilėraštuką. O aš taip sėdžiu su raštu, pacientą žiūri, asistentė žiūri. Nu ir jis tiesiog pradėjo deklamuoti eilėraštį ir jį tiesiog paprašiau, kad būkit geras, išeikit vidury eilėraštį, nes, nu, tiesiog nemanau, kad tai būtų baigęs ten. Būtų baigęs. Ne, aš vieną posmelį palaukiau, tada žiūriu antras, tada, nu, kažkaip galvoju, turiu kažkokią tvarką daryti, nes čia... At nepagalvoju, kad ten Dioras, koks nors išprotėjęs persekiotojas, mylimasis buvęs eks. Nežinau, iš tikrųjų, tai tuo metu net nesupratau, nes niekada nesusidūrė su tokia situacija, tai man buvo tiesiog toks, nu, labai keistas ir nurašiau, kaip čia, nu, kažkoks ten maždaug. Mėnulio užtemimas. Bet jūs nepažįstate to žmogaus? Ne. Neišsiaiškinot, kas toksai? Ne. Šiaip yra jokinga, kad buvo atėjus kažkokia pacientė ir sako, noriu kaip Dioras dantų. Ir Andrius toks, gerai, aš turiu jos burnos skaną. Ir padarė? Ne, tai čia neįmanoma padaryti, ten matai, žandikauliai skiriasi. Mano kvadratinis, labai retas. Ne, ta prasme, nusakau, skirtingi, tai pas vieną yra mažiukas žandikaulis, pas vieną didelis, tai tu didelius uždėsi. Koks pas mane Andrius? Jis netitiks, nu, tų alveolinės ataugos, nu jo, ta prasme, žandikaulio pločio, ilgio ir panašiai, tai taip nepritaikysi. Bet yra prašančių mano dantų. Nu, buvo kažkada tai, bet jau taip tikrai neprašo kiekvieną dieną. Tai... Jau čia nesusireikšmė, gerai? Yra, jo. Nu, supratau, bet žiūrėk, tu tiek daug domies, visur važiuoji, kaip tu nesugebi sutvarkyti vienos lempos namuose? Iš kokių 300 klausimų, 200 klausimų buvo, Andriu, kodėl nesutvarkai lempas, kada sutvarkys lempą. Ir šiandien aš pamačiau, apie ką eina kalba, nes aš nesupratau, kas čia prie lempą. O tu sakai, kas čia prie lempą? Ne, matai, jeigu tai būtų lempa, paprasta lempa, išsuki ir įsuki, tai būtų viskas ok. Ten yra LEDas, kuris yra ten integruotas, jis ten kažkaip įeina į... Bet tai čia tas pats, kas dantis, ne? Integruotas ledas. Integruok tą ledą. Ne, ten, nu, tai tavo tėvas buvo ties ir jis negalėjo padėti, nes ten nežinojo, kur ten kas nueina. Tai aš toj vietoj, nu, tikrai manau, kad bet kas, ne, o ten prisikviesti elektriką, kad atvažiuotų dėl vieno ledo, kai jie ten tokie užsiėmė. Bet žinok, reikia, kad tu pažadėtum, kad sutvarkysi, nes kitaip sekėjos ateis tikrai su eilėraštukais ir su rožėm prašyti. Na gerai, tai, nu, kaip, aš matai, jeigu tai nuo manęs priklausytų, aš jau paskambinau, paprašiau elektrikų, jis sako, kai važiuosiu, šalia bus ten, sakykime, kažkoks darbelis ir jis turi tim neva šalia darbelį, tai aš prasuksiu ir pro tave. Nu, o kada čia buvo tai? Prieš kiek mėnesių Andrius. Ai, nu gerai, dar nėra taip blogai gal. Reiktų, ne, aš taip jau nepaspaudžiu, bet, nu, reikėtų paspaus, bet pažadu paspaus, bet kada jis pakeisti, sakau, nu...
Bet šiaip smagi diskoteka iš tikrųjų. Aš tai jau nematau, žinokit. Jei dėl manęs pergyvena, tai aš jau net nebematau. Viskas gerai. Tokia... Aš tiesiog... Jie kadangi dabar niekur daug jingle bell, jingle bell, tai jingle bell, nesimato, saglutė kartu bliks ir viskas. Taip, vieną intaktą. Gerai, tada labai visiems buvo įdomu, kaip jūs susipažinote su Dior ir koks buvo pirmas įspūdis. Ir čia prašo tavo versijos, tai aš turiu tylėti. Nežinai, tai pasakoja bet ką. Nu, aš turiu daug versijų. Jo, tai versijų daug, tai aš su ją susipažinau, kaip susipažinau daug seniau, negu mes pradėjom bendrauti, tai mes kaip ir buvom pažįstami, reiškia, anksčiau, bet, tokių, kad minčių apie, tarkim, draugystę dar, nebuvo tuo metu, tai... Tau tai buvo. Man... Jisai savo pasakoja, netrukdy gerai? Tiesiog tai kaip pirmą kartą susipažinom, o tada jau, kai pradėjom bendrauti, ir aš ją pamačiau, mes susitikom restorane tokiam, ten vakarieniavom, būdu prie skirtingų stalų. Tai... Tas konfliktas įvyko kažkoks su mašinom. Kokiam mašinom? Ne, jinai po spektaklio buvo, o aš šiaip po darbo atėjau ir taip kažkaip tai, kadangi matyta, persimetėm keliais žodžiais ir viskas, ir tada kažkaip tai, tiesiog... Ir rašiniai man ateik aperolę užsakiau ir aš tiesiog tepiau iš to restorano, kad nelįstum. Nieko, tu netepėjai, tai ten... Greičiau, kad... Pagaliau išgirsim normalią istoriją. Jo, bet, Aš negeriau to aperolio. Ar negeri? Ne, jinai negėrė jokio aperolio, tai ta prasme ten tiesiog, aš pasiūliu ir viskas. Tai esmė tokia, kad tada aš kažkaip tai po to karto pradėjau vis dažniau apie ją galvot ir taip, Dėl ko dažniau pradėjai apie mane galvot? Dėl kelnių? O, mano. Kokias kelnių buvo? Juodas aptemtas, tai... Juodas aptemtas. Blizgančia. Vadinasi, jo. Aš sakau, tu atsimeni, ką aš buvau? Spėjau, ką aš sakau, ar tu atsimeni, ką aš buvau apsirengus, kai pirmą kartą mane tada pamatai ir jis man copy-paste pasakė, aš net neatsimenu, ką aš buvau apsirengus ir sako... Jinai išeidinėjo, aš ją taip nužiūrėjau. Ir tas vaizdas tiesiog įstrigo. Lemba galvoju, jo, čia jau, kaip sakyti, turbūt meilė iš pirmo žvilgsnio. O tu kelnes ar ją įsimylėjai, palauk dabar? Kurią zoną, Andriau? Kas krito į akį? Tą labiau. Nes ir klausia, pirmas įspūdis. Tai koks buvo įspūdis? Ne tu palikai įspūdį, tavo kelnes. Tai džiaugiuosi, kad tom kelnėm atei, nes neaišku, kas būtų įvykę. Kaip sakoma, from the bottom of my heart, tai čia from the bottom of my dick. Tai šitą įdėsim į anonsus. Šitą iškirpsim. Niekada. Gerai. Tai koks buvo pirmas įspūdis, kai mane pamatėjai? Tai aš manau, kad, kaip ir normalu, kad mane sužavėjai, bet mane kažkaip tai keista tai, kad po to susitikimo aš dažnai ją sapnuodavau. Ką? Tu užbūrei gal, ką nors? Jo, aš apie ją labai galvodavau ir sapnuodavau ir taip, ta prasme, tikrai stiprėjo tas toksai... Per atstumą net ryšys, ne? Ryšys kažkoksai, tai jo, atsirado, kur aš tiesiog, galvoju... Čia kaip tas, kur eilėraštis jam deklamavo. Čia būtų idealiausia žmona, koja tai gali būti. O tai yra kaip antras susitikimas, tu parašėjai. Kas įvyko, kad jūs tada jau susijęt? Jo, ir aš, pavyzdžiui, taip tikiu tokio dalyko, kad, pavyzdžiui, dažniausiai, kaip sakyti, reikia tikėti, kartais likimas sudėlioja labai viską. Tai ir tu nesipriešini ir tas, žiūri, kad tau kaip ir paskatina daryti kažką, kaip pavyzdys. Tai čia kaip ir buvo toksai, gal ženklas ir aš... Kur buvo tas ženklas? Kaip apie tave galvodavau, sapnuodavau ir panašiai. Tai man atrodo, kad tai būdavo, tai buvo kaip ženklas, kuriuo aš, tiesiog leidausi. Ir kuriam leidausi ir parašiau jai ir mes kažkaip tai bendravom su ją, pradžiai žinutėmis, po to ten susitikom, taip, bendravom ir kažkaip tai, nežinau, labai greitai mes pradėjom gyventi kartu. Po 2 mėnesių, man atrodo. Greitai. Labai greitai. Tai... Kartu gyvent. Pilnai jau. Pilnai. Su šepetėliais, daiktais ir... Jo, kur ten toks vieną kuprinę atsiveži, po to žiūri, jau nebeturi švarų rūbų, 2, 3, jau važiuoji dar rūbų atsivežti, jau žiūri pas tėvus, nebėra tavo rūbų. Jau žiūri pas tėvus, reikia rūbų atsivežti iš vandens. Ir kažkaip labai greitai pradėjom gyventi. Weird.
Bet gerai. Čia dėl to, kad jis tiek mane sapnavo. Aš tai tavęs nesapnavau, nežinau, iš kur tu čia. Taip. Tai normalu, tai aš manau, kad čia, kaip pasakyti, jeigu aš jau parašiau, tai ir Net stoji, kažkaip bandžiau visai nusimazinti, bet... Nieko tu nebandėjai, bandžiau porą mėnesių ir viskas. Porą mėnesių ir tada bandžiau 2 mėnesius, bet paskui įsikėliau tiesiog gyventi, nes matau, kad tiesiog neįmanoma pasakyti. Gal nesapnuok, tiesiog į mane žiūrėk. Tai... Išgydė jo kančią. O dar mane sapnuoja, ar jau nebe? Šiandien sapnau, kad išdavėjai, tai... Su kuo? Tai aš jau gausiu pizdylį. Veidų tokio. Ne, bet būna, jis atsikelia susapnavęs, kad išdavau jį ir nesišneka su manim pyksta. Aš irgi taip darau. Normalu, nu. Taip, visiškai. Prieinu pabučiuotis man, tipo. Aš sakau, Justinai tau pizdašė. Kodėl? Nes aš sapnavau. Tai vėl išdaviau. Jo, šiandien kažkaip išdavėjai su... Kažkokį romaną užsukai tokį meilę šlykštų jau, tai prasme. Jau rimta, kur širdis kodėl. Kaip išdavau? Su pasibučiau su kažkuo, ar ten jau all in variau? Nežinau, gal kažkaip. Nes jis kartais atsikelia, tu ten išdavai mane. Kaip išdavau? Tai su rankom apsikabinus ten kažką ten. Ne, tai buvo tada su rankom, čia man rimčiau buvo, bet, tau dabar nepasakysiu detalėm. Tai toks ir sapnas, reiškia šios. Kažkokiu kaimiečiu. Bet tada nežinai gal. Tai nepikta gal tada. Ne, nežinau, gal neskumėčiau, bet turiu menį šiaip jos nervavau biškit, bet dabar jau atleidau. Gerai, Diora, klausimas tau. Kaip Andrius sprendžia konfliktus? Andrius pasakys, ar tikrai taip sprendžia, nes tas tu prikurdi. Ne, mokai spręstų konfliktų iš viso. Turėtume senai jau būti įsiskyrę. Taip jisai sprendžia. Nežinau, kodėl mes vis dar kartu. Kaip mes nemokame spręsti konfliktų. Nei vienas? Yra, tarkim, kažkoks mini nesklandumas, tada aš pasakau, va čia negerai vyko. Tai Andrius trigubai reakcija būna, tada jis puola mane, vietoj to, kad tiesiog pasakytų, okei, atsiprašau ten. Andriu, ten įdėjai indaplovę lėkštės. Tai o kodėl turėčiau aš įdėti, aš net neketinu, tai tu negyvenu. Tu iš viso gal išsitrink galvą ir aš tada dar labiau užpykstu ir tada tas pyktis gaunasi iš tokio nereikšmingo jau ten ant skyrybų ribos. Bet šiaip taip žiūrint į jumis abu, aš nesakyčiau, kad Andrius taip daro, aš labiau sakyčiau, kad tu taip darai. Būtent taip ir yra. Ne, taip nėra, Pagal visą jūsų fizionomiją ir pasakojimus, tai Andrius taip... Nėra taip, Andriu, tu moki, jis net nemoka ramiau balsu kalbėtis, pradeda psichuoti rėkti. Mes kas tik girdėjom, kaip viską rodo. Parodė, kaip prie visų dabar, prie kamerų. Kas, aš niekada nervau tokių balsų išneku, kad man keista, ką aš bandau prikabinti. Jis būna kaip isterikas, jis būna visiškas isterikas. Ne? Pavyzdžiui. Parodė, kaip... Palauk, kas čia buvo? Paskutinis, koks buvo? Kažkaip grįžai... Kažką pasakiau ir pradėjo, kad rėkti, aš sakau, normaliai šnekėk, kas yra. Kas čia buvo tau? Atsimeni grįžai, kažką pasakiau žodį ir pradėjai išsiplėskiai. Jis įsiplėskė, po to pats nesupranta, kodėl įsiplėskė. Man tai keista, nes, kai tu atsakai kažkokiu tai tonu, tiesiog, nežinau. Ne jai primtina? Net. Jinai pavyzdžiui, tiesiog ant manęs rėkė ir po to aš sakau, žiūri, nepagrįžai, šnegi, gal taip sakai, čia mano tonas toks. Vietoj to, kad atsiprašau, aš čia rėkiau ant tavęs. Čia mano toks tonas. Aš jau toną, jau kaip kažką pakeičiu, tai už karto gaunasi, kad blogai. Ne, Andriu, aš gimiau tokioje šeimoje, mano tėvai visi namiški garsiai šneka, mes tarpusavį garsiai komunikuojam. Tai aš tiesiog garsiai šneku, o tu garsiai nešneki, tu kartais pradedi manęs rėkti ir aš tada sakau, aha, tai aš rėkti negaliu, o tu jau gali. Aš su tavim gyvendamas pradedu irgi rėkti, čia normalu. Tai, irgi šeima, šiaip jūs tai taip, susitapatinat. Tai ir viskas. O tu iš gerai, karto bet jau nevaidink, kad tu čia auksinis, nes tikrai nevaidink tik tai. Ne, aš nesu auksinis, bet... Pritrūkau, biškai. Nebuvau pasiruošęs šitam, jo, nebuvau. To išvesim iš kantrybės, visi pamatys. Ne, tai aš negaliu patikėti. Mes, Andriu, sakiau, nevaidinam tobulo šeimos, sakom, kaip yra iš tikro. Gerai, Andriu, kokia savybė Dioras tave labiausiai erzina? Gali kelias išvardinti, jeigu yra daugiau. Ta prasme, toks, jinai turi tokį buką užsispyrimą, pavyzdžiui, ten ką nors sugalvoja, pavyzdžiui, dabar ten paėmė maikę, žinai, neduosiu, sakau, tu duok maikę, ir plėšį iš visų jėgų netiduosiu ir tarsi, toks psichas. Arba ten... Ne taip, ne, dabar jau neapsimetinėk. Tai jis ateina ir sako, kur mano maikė, kur aš jau mėnesį nerandu. Sakau, padžiauta.
Ateina, nėra nepadžiau. Sakau, dabar nueisiu ir rasiu ir tada netituosiu. Gerai, nueinu, jo Maikė padžiauta, kur ir sakiau. Tada sakau, kas čia? Duok, neduosiu, duok, plešiais man, tu plėši, ne, aš tau tiesiog neduodu, ko tu neradai. Duodu, tai reikėjo sakyti. Imk tą Maikę, matai, reikia. Ne, o jinai vis tiek va tokia. Tai čia labai daug kur ir visur va tokie va užsispyrimas tas ir aš pats nesakau, aš irgi toks, gan užsispyręs, kvailai esu ir tiesiog, Aš tau sakau, neplėšk Maikės, o kai sulankstysi visus rūbus, pasimk tą Maikę, o tu tai sulankstyk rūbus. Tai tada labai sudėtinga ir spręs konfliktą. Aš nežinau, jeigu būtum tiesiog sulankstęs rūbus. Aš sutikčiau vieną kartą nusileisti, aš vieną kartą, bet pastoviai turiu aš nusileisti. Gali susitarti vieną kartą, Andrius nusileis Diorą kitą kartą. Ne, tai va tau yra atsakymas, Gerai, už ką labiausiai Diorą myli? Palauk, aš kaip vedėja noriu pratęsti šitą temą. Aš vedėja. Aš kaip vedėja turiu teisę čia. Esmė, kad aš turiu teisę pasisakyti dabar. Ir tavo čia iš vis blogas buvo pavyzdys, taip net nebuvo to situacija, tu pats neradai tos Maikės. O antra, negaliu nusileisti, nes jau jeigu iškyla konfliktas, tai dėl to, kad jis kažką blogai padarė. Ir jis turi atsiprašyti. Jos nuomonė, aš blogai padariau. Pavyzdžiui, mano nuomonė, aš gerai padariau, tai kodėl aš turiu atsiprašyti, jeigu mano nuomonė kitokia? Gerai, pakalbėsim, kai baigsis laida. O dabar, Greta, gal turėjom dar vieną klausimą. O kokia savybė tave už kurią savybę tu labiausiai myli Diorą? Laukiu. Ne, iš tikrųjų, tai jos labai daug savybių. Man patinka, kad jinai vienas dalykas labai konkreti, tai yra mano, kaip pasakyti, užpildo kai kurias mano minusus, pavyzdžiui, vėlavimus, ten, sakykime, kažką tai aš mėgstu visą laiką taip nekonkrečiai kažką tai šnekėti, ta prasme, neprieiti prie esmės greit, nežinau, čia įgimta turbūt, o jinai labai iš karto prie esmės viską sako tai, ką galvoja ir panašiai. Tai mane tas žavi ir man tas patinka, nes iš to mokausi kartu. O toliau, nežinau, ta prasme, daug yra labai privalumų, tai jie atsispindi. Šitie visi. Tai jau neskaitant šitų, tai ten, kaip jinai, ta prasme, kaip atsiradus dukrai, kaip jinai ją rūpinasi, kiek jinai sveikatos atiduoda, kiek jinai, stengiasi, tai čia, ta prasme, tikrai reiktų dar paieškoti, aš įsivaizduoju, tokio žmogaus. Ir fainai ta, kad jinai tikrai gudri. Tai mane nustebino, kaip parašė ten, nežinau, bakalaurą per ten kelias savaitės apie ten iš vis, iš nieko, tiesiog iš temos, kuri ten yra su nekilnojamu turtu, apie kažkokią įmonę, kuri ten veiklos neveikia, jinai padarė darbą, kuris ten gerai įvertino. Tai aš tiesiog tada buvau nustebęs, nes tikrai turi kažkokį sugebėjimą turėti, kad taip tiesiog pasiruošti ir taip greitai. Man tai rašai pusę metų, aš per porą savaičių padariau, nes čia toks ir mano pliusas, aš tiesiog vilkinau ir tingėjau pradėti, o jau kai pradėjau, tai nebebevagojau. Jo, ir fainai su tokiu žmonių gyvent, kuris, sakau, visus darbus padaro gerai, atsakingai iki galo, tikrai, ta prasme, aš stebiuosi, kaip jinai, pavyzdžiui, reklamas daro, tai ne tai, kad ten tiesiog pašneka ar dar kažką, tai investuoja, ta prasme, kaip normalus, nežinau, verslininkas, ta prasme, žiūri į savo darbą ir kažkaip tai tikrai, stebina ir tas kažkaip žiūri fainai. Gerai, išsivartei dėl tos Maikės. Gerai, tai jeigu tiek daug pliusų, tai kada tos vestuvės? Patiko. Čia gal šitoj vietoje mes prioritetus blogai dėliojam, tai šiaip turėtų būti kitais metais, bet mes dar nepradėjom nieko daryti. Tai tiesiog, jeigu mes žinotume, kur mes norėtume, tai mes jau būtume turbūt senai susiplanavę, bet mes norim užsienį ir prie to neprieinam. Ten daugiausiai, kur buvom pažengę, tai susiradom kažkokią planuotoją, kuri ten parodė vietas, bet mums tos vietos nelabai patiko ir taip. Ką planuotoja čia? Buvo labai gera. Buvom radę tokią Graikijoje ir ten atrodė viskas taip vargšiškai iš tų visų fotkių, kur prie va tokio mikrofono laido, čia 3 gėlės ir neva jau yra tai, kur vestuvės vienreikšmiškai turi būti Italijoje. Graikijoje ten laukai, dykinės, kalnai. Nepažinau, kas Italijoje daro labai gerai vestuvės, Laura Vagonė.
Jo? Jinai ten labai daug, jinai dabar ten labai dažnai būna su ta intencija, kad tenai daug ir daryti. Ir labai daug žino, jinai jau ten Mes norėjom per jūsų vestuvės su juo pasikalbėti kažkaip tai ir ne... Bet nepagavo. Tikrai verta, dabar jinai labai daug ten dirba, būtent koncentruojasi į Italiją. Tai va žinom ją, tada žinom kažkoks vestuvės Italijai. Reikėtų su vagonė, turbūt važinėti. Matai, aš galvojau, kad... turbūt jos ir organizuoja. Aš galvojau, kad tu turi šnekėtis dėl vestuvių Italijoje su tuo, kas gyvena Italijoje ir ten būna, žinai. Nebe. Taip, kad jeigu jūs kontaktų, Ne, tai mes iš tikrųjų tai ir pasinaudosim, nes tokia buvo mintis jau senai, tik tai, va dabar, kaip pasakai, žinai, toks paskatimas labai gerai, nes vis laikau tas ir pasimiršta, ta prasme, tų darbų visokių. Mes jau 2 mėnesius kraunamės lagaminus į kelionę, kur dar jie balkonė stovi tie lagaminai. Gerai, Andriu, o kaip tau tėvystė? Pačiam taip, kaip ir įsivaizdavai, ar neturėjai jokių... Gerai, įsivaizdavau kažką panašaus, bet, žinai, tu neįsivaizduosi jausmo, kuris aplanko, tai tu gali tik tai galvot, kad bus jausmas kažkoks toks, bet kaip jį pajauti, tai, tiesiog man dabar iš vis nieko nesinori daryti, visą gyvenimą iki pensijos sėdėti namie su vaiku, atrodo ir viskas, ta prasme, nieko netrūksta, tai tas fainai, kad, žinai, gal čia tas laikas jau atėjo, pribrendo, gal šiaip aš toks laiką buvau, nežinau, bet, tiesiog labai džiaugiuosi. Kiek dar vaikų nori turėti? Ir kada? Nežinau, aš taip galvojau. Nes mes dabar galvojam, kuriai čia užneštėt. Gal, žinai, ta prasme, aš kaip kartais pagalvoju, kad ten 4 vaikai kokie, tai gal ne, nes tu, tipo, jau labai daug, nes ir keliauti reikia tada, žinai, visai kitokie kaštai, kaip ten, tai jeigu kokie 2, tai, manau, fainai žiūri 3 gerai, ta prasme, nėra problemos, ta prasme, tai va toks yra. O Diana, kiek tu norėtum? Max dar vieną. Gerai, dabar dar keli klausimai ir eisim link galo. Tai labai įdomu, kodėl tu mėgi ant sofos? Jau nemėgau. 2 naktis nemėgoji, tai dar nesidžiaug. Gerai, o kodėl mėgoji? Ne, vienas dalykas tai yra tas, kad tiesiog aš... Knarki. Čia ta versija iš šios pusės, aišku, aš knarkiu ir mano, tarkim, kai vaikas mažas, man biškai baisu, kad aš ten neužtvočiau jam ar neužlipčiau ir panašiai, nes ir dukra jinai taip sukasi, tai randu kartais ten visai kitoms gale ir Diorą ir ją, tai kur aš ten irgi sukinėčiausi. Ir antras dalykas, tiesiog, mano darbas, tiesiog, man neišeina būti pavargusiam. Tiesiog aš tada prisidirbčiau galiausiai ir tada reiktų rinktis, sakyčiau, aš geriau auginu vaiką, bet nedarau ir ten, žinai, tai aš dėl to pagrindė, kad išsimiegoti, bet dabar kažkaip grįžau į lovą, nors ten ir kelias ir viską girdžiu ir irgi prabundu, bet pailsiu šiaip geriau, kai užmiegu geriau, lova patogesnė, šalia vaiko tokia ramybė kažkokia yra didesnė. Tai... Jisai turi savo laikroduką, kur ten su visais draugeliais lyginas ir sako, kai grįžau lovą, mano HRV pagerėjo. Prašau. Aš geriau atsistatęs. Va čia blogai, žinok, ten gal sugedęs buvo. Aš galvoju, ką tu čia man galvoju. Ir aš sakau, nupirk man šitą ir pasilyginsim, kas labiau pavargęs. Ir jis iškart keičia temą. Kas čia per laikrodis, bet čia ne tas Apple, ne? Ne, čia UPAS. Jisai, toks iš tų tokių dabar gal pažangiausias, populiariausias, rodo tavo atsistatymą, miego kokybę, visus tos parametrus, daug daugiau jų, bet tu gali pasidaryti grupę žmonių, draugų ir lyginti kaip kas... Bet telefoną viskas ant... Jo, bet čia esmė šito dalyko... Šaras tūsino iki ryto pasihašarvo tik vienas. Esmė tokia, kad čia šito viso dalyko esmė yra ta, kad tu pradedi labiau stengti savim rūpintis, supranti? Nes tu bijai pamatyti raudoną zoną, nes tipo, gal čia numirs ir dar kažkas, tai tu tada pradedi, reikia anksčiau užmigti, kad būtų žalia, žinai. Tai tiesiog, tas žaidimas jisai tavo naudai. Bet aš ką pastebėjau iš savo aplinkinių, kas ten iki 30 metų, tai pas juos ten visus atsistatymai, tas, amžiaus greičiausiai priklauso, nes tik vyresnis jau iš karto tavo visi ten tie
rodikliai, jo, tu turi labai jau kaip pensinės gyventi, kad tavo būtų aukšti rodikliai, o kitas ten, žinai, nueina pirmą miegot, prisvalgęs McDonald's, atsikelia ten bet kada, nueina ten, žinai, pasportuoja ir ten rodikliai dvigubai aukštesni, tai čia nuo amžiaus dar priklauso, aš manau, dėl to jai nerodytų ten blogo. Kiek man tokia, man atrodo? Man atrodo, man tragiškai rodytų ir tada jau tu galėtum keltis naktį su jais. Dar vienas labai svarbus klausimas, neklausimas, ateiginys, parodyk Bitkę. Nu, bet dabar nėra tos Bitkės, tai... Mums liepia, privertė, toj parašyta, paplokit žmonės. Tai kaip dabar rodyt, man taip tai nieko nesimatys. Nusirenk. Turim tai nusirengsi? Nu, tai taip, ne, tai visas tikrai nesirengsiu. Ai, turi maikę? Gerai. Parodyk man. Mums reikia peržiūrų, žinai. Oi, su tėtis, maikutė? Kaip miela. Spėjau užsidėti. Nu gerai, tai dabar ką rodyt? Bicepsus? Nu, Bitkė. Ar tikri? Nu, tai čia tokie bicepsai, žinai, aš, pavyzdžiui, net, nu, kaip sakyt, man net negėda rodyti, nes jie nėra dideli kažkokie, tai ta prasme, kad ten jau, žinai, būčiau kultūristas. Andrius nuo 15 metų pradėjo kultūrizmą, negėrė ten iki 30 nei lašo, nes antiek intensyviai sportavo. Nu, dabar tiesiog sportuoja jau, nes jam patinka, bet jis belekai buvo į kultūrizmą pasinešęs. Jis ten visi jo tie žvaigždės yra kultūristai senoviniai visokie. Man atrodo, kad Diora įsivaizduoja, kad jos varikozė atrodo kaip to Bitkės pagal jos pasakojimą. Aš norėčiau tų varikozių čia. Mikrofoną pasitvarkyk. Bet esmė tokia, kad... Imk varikozę, persisutau. Mane šiaip žavi kūno rangyba. Nu, ta prasme, čia skaitosi kaip kūno rengyba. Tai kultūrizmas taip ir skaitosi, nes mes žiūrėjom filmą apie Joe Weiderį, tokį, nu, kuris aplamai pasaulyje vienas pirmųjų pradėjo vertinti ne jėgą, kas buvo anksčiau, tik tai, kad vat, jeigu tu raumeningas, tai čia jėga esmė. Ten visokios galiūnai, ten jėgos tas. Ta filmą, kur žiūrėjom, žiauriai fainas. O ko išvengėt? O jis pirmas tą kultą vat, su Arnoldu Schwarzeneggeriu pradėjo, kad sportas ne jėgai, grožiui. Ir tu rūpinės savo sveikata vidumi, tai tu rūpinės išorė ir savo pasakyk žiūrovom, koks filmas mes žiūrėjom apie tai. Jis jau pasakė. Joe Weiderio Mr. Olympia, maros, ar kažkaip tai. Žiauriai geras, rekomenduoju. Net man patiko, kur man visai nepatinka. Jo, ten istorijos dalis, bet ta prasme, va, tas ir mane žavi, kad ta prasme, aš tiesiog, nu, kažkaip kiti ten supranta, kad sportuoja dėl to, kad turėtum jėgos, muštis mokėtum. Nu, man muštis ne apie tai. Nu, net nereikia. Bet tau, nesakyk, Nauris sakė, kad jau tu nuplotum ne vieną su savo smūgiais. Labai stiprus esi. Ne, tai tiesiog, nu, tu sportuoji, vis tiek turi kažkokios jėgos, bet aš turiu minėti techniką mokintis. Čia gal psichologiškai, kad tu geriau jaustumė, nežinau, bet, nu, tipo... Andrius negali boksuotis, nes jis odontologas, jis sugipsuotum rankas, jis taptų bedarbiu. O tu nenori to. O ne man, kas man išlaikys? Taip. Nu, tai. Andriu, papasako, kaip tu ruošiais beje į šitą podcastą. Susileidai tokių vaistų, kad užžuduotą matau toks rudas įdegęs. Ir Diora man pasakoja, kad jie visi dar kažką daro. Ir kirpyklai buvai, ir barzdą nusiskutai, labai ruošiais į podcastą šitam mūsų. Jo. Ne, tai aš, kaip pasakyti... Ką ten susileidai, papasako? Labai įdomu, nes tu sakai, ten mokslininkai atrado naują kažkokį. Ne, ten yra peptidas, kuris skatina įdėti. Tai yra šitas... Tikrai parudavai. Jo, tu tikrai buvai baltesnis. Parudavai, žinok, dabar parudavai. Dar susileidai? Ne, tai aš tai manau, kad aš tiek prieš visas tiesiog. Nu, tai yra įdėgis skatinantis toks preparatas ir jo šalutinis poveikis. Sakyk, ką gerą šaltinį poveikį. Šalutinis poveikis yra libido keliant, ta prasme. Labai geras šalutinis poveikis, sakyčiau. Tai gal reikia, gal galėsi, aš jūs su kalėdom padovanosiu. Taip, ir įdegėsi, žiūrėk, ir tu laiminga. Ir aš laiminga. Ir jis laimingas. Tau net įdegio nereikės, tu ir taip laiminga būsi jau. Nuo side efekto. Bet tu sakai, kad dar nežinai. Bet aš tavo side efekto dar nepajaučiau to libido kažkaip. Nu, tai dar tik tai pradeda veikti. Dar ir parudavimas tik dabar atsiranda. Dar tik dabar pradėjai ruduoti. Tai šalutinis jo, pirmą paruduoti ir po to šalutiniai. Tai... Dar klausimas, ar yra Dioros draugių, kurių tu nemėgsti ir jos tai žino? Čia kas rašė, jūs tą šitą klausimą?
Jo, gal jinai šiaip neturi draugių daug, tai ta prasme, ten nėra taip, kad... Nereikčiau visiems sakyti, kad aš neturiu draugių. Jinai, tai prasme, tai ten, žinai, kai viena draugė, tai sunku. Sunku nemėgti ir tos vienos. Nes tada bijotum, kad išprotėsi iš viso nieko nebendraudama. Jo, tai šiaip nėra. O, klausė kažkas, ar daug prisijuoki su Diora gyvendamas? Šiaip jo, prisijuokiu, bet dažniausiai nesijuokia, nes visi juokai eina, ta prasme, mano daržą, ta prasme, jinai šaiposi iš manęs. Tu nesupranti sarkazmo, Andriau, aš tau kiek 5 metų. Man patinka sarkazmas, kai tu ant savęs jį darai. Tai aš galiu ir ant savęs. Aš visą laiką jį pašepinėjau, o jisai užpyksta, aš sakau, čia sarkazmas. Bet belekai geri mano bairį, nesakyk. Tiesiog sarkastiškai apie tave. Jo, bet matai, kaip yra labai taip sudėtinga. Pavyzdžiui, nežinau, aš žiūrėdavausi jau Gero vakaro šou, tai aš ten iš Jengės ir Mindės bairių lūštų, o jinai taip sėdi. Tipo, aš taip žiūriu ir sakau, tu antiek tau, tipo, sudėtinga tave prajuokint, nes iš tikrųjų ją sudėtinga labai prajuokint. Jinai, ta prasme, jinai pradeda juoktis iš tokio, aišku, yra specifiniai, kurie ten tik ją juokingi, bet jau jeigu taip bendrai visiems juokingas, tai jau kiti ten primyši kelnes, jinai taip, ir viskas. Tai tiesiog nesijuokia. Tai aš, ką žinau, pas ją sakau, jinai turi savo tos sarkastiškus juokelius, tai man, pavyzdžiui, tokie nepatinka. Tai aš retai kada juokiuosi, bet, tikrai išmano bairį, ta prasme, jinai supranta, kaip juokauti iš šito vietoj. Dabar aš supratau, kodėl žmonės klausia, nemažai žmonių, ar tu kada nors juokiesi. Kažkodėl iš istorijų pasirodo, kad tu niekada nesišypsai ir niekada nesijuoki. Jo, čia kažkaip tai gal paveldėta, nežinau, man, ta prasme, aš kaip šypsausi, tai man iškart šypsena dirbtina ir kvailai atrodo. Tai aš tada nusprendžiau daugiau nesišypsot. Čia rimtai. Aš seniau šypsodavausi ir taip varčiau nuotrauką, žiūriu, ne, tau nereikia šypsotis. Geriau, tipo, būt kažkokiam tai, rimtesniam, bet tada bent jau ne kaip klounas atrodys. Aš tave suprantu, žinok, aš su auskarais tą patį esu savo pasakius, kad mano ausis atliepusios ir netinka ir aš tiesiog nebenešiosiu. O tu prasivėrus ir nusprendžiau? Ne, aš esu nusprendęs, kad jos atliepusios, aš žiūrėjau, nusprendžiau taip ir nebenešėjau auskarų. Tik tai nedaryk prikliavimų, su mano draugas yra pasidaręs, ten taip juokingai atrodo, kad sugrūsta į kaupalę. Ne, tiek. Tiesiog auskarai sprendė mano tą problemą. Taip. Ir paskutinis. Diora, rėžk. Ar galėtum atskleisti kažką tokio, ko sekėjai nežino apie Diorą? Nes Diora gan daug rodo visko, iš tikrųjų, šneka daug, tai kažko tokio, ko jinai nesakys ir mes nežinom apie. Aš manau, kaip ir, tai čia nesunku nuspėti, žinai, daug kas tikrai mato, kad jinai ten su visko susitvarko, ten, žinai, jokių problemų, visur per humorą, ten nėra nieko ten sudėtingo, jei čia pukšt pagimdžiau, pukšt čia vaiką nunešiau, pukšt čia užmigdžiau, 56. Išsimegau, nesimegau, jinai, tiesiog, kaip ir tam socialiniuose tinkluose daug kas ten žiūri, visų gyvenimai tobuli atrodo, tai taip nėra, tai tos pusės... Ir Diora nespėja kartais kažko, tos pusės, kur jai liūdna, kur jinai ten, sakykime, pavargsta, kur jinai tai aš tą pusę matau, tai čia, ta prasme, nieko keisto, manau, tai visiems tas pats ir čia, nėra tokio specifinio, kad ten Tai tu mane tada nufilmuok iš šono ir užtagink, kelk istoriją, sakyk, žiūrėkit tą pusę Dioros. Ne, aš taip supratau, klausimas toksai, ar jinai ten, nežinau, neturi kažkokių tai ten keistenybių, kurių ten, tipo, nieks nežino. Ne, jinai normalus žmogus, bet kad... Neturi fetišų? Kurių nieks nežino? Jo, ten tokių kažkokių iškrypimų. Pasakyk, tą pasakyk, Andriau. Tas tau patinka fetišas? Tai čia ne apie fetišus net klausiu. Ne, žodžiu, neįsiplėskim. Supratau, tai gal čia ir pabaigime. Tai labai ačiū Andriui, kad jisai atėjo. Ačiū Diorai, kad jį privertė ateiti. Taip, teks kažkaip dabar. Šiaip Andriaus labai laukia visi žiūrovės, ypatingai. Nesuprantam, kodėl. Kvietė ir prašau Andrių. Maldavo tiesiog. Tai mes tave kaip dovana, tokia advento kalendoriaus, žinai. Prašėt ir gavot. Ačiū. Ačiū, Andriau. Ir dantukų fėja yra. Andrius nežinojo, kad yra dantukų fėja. Mes vos nesiskyrėm.